viceministrė, prašom. Taip, tai pradėjau įrašą. Tai tikrai labai džiugu matyti taip gausiai susirinkusius dalyvius iš 3 rajonų, tai tikrai matau, tuoj po sekundės bus 100. Tai tik formatas mums pakankamai neeilinis susitikimo, tai neeilinis ne to, kad nesusitikinėjame su ūkininkais paskutinius 2 mėnesius tikrai turime labai intensyvius ir dažnus susitikimus, tačiau daugiau tai darome nacionaliniu lygmeniu, turėjome kelis tokius mažesnius išvažiavimus, tai Šilutė ir Skuoda, kur susiduria su tokiom labai nišinėm problemom, tai tarkime potvyniai arba suskystintos naftos dujos kaip Skuodė, kurie didelė rajono dalis šildosi. Tačiau labai džiugu, kad šitame formate turime tokį gausų pakankamai iš aplinkos ministerijos sistemos dalyvių sąrašą, nes labai norėjosi, kad ne tik paliestumėm tas nacionalinės problemas iš Vilniaus kylančius klausimus, tačiau įsitrauktų į problemų sprendimą ir klausimų atsakinėjimą tiek regioniniai parkai saugomos teritorijos, kurios yra jūsų teritorija. Man asmeniškai tai ypatingai smagu su jumis dalyvauti, tai nieko neslėpsiu, nes esu pats iš Tauragės ir tarsi tai Kelmė ir Tauragė tai vis tiek kaimynai, ta prasme, bet Tauragė tai apskritai gimtasis miestas visuomet išliks. Tai tos jūsų klausimai, jūsų komentarai, jūsų gyvenime iškylantis iššūkiai, kas liečia aplinkosaugą, labai svarbus. Tai tikrai labai kviečiu būti aktyviems, užduoti klausimus. Tikrai iš karto galiu pasakyti, kad ne visus klausimus galėsime atsakyti, tačiau, kaip pasakė gerbiamas Seimo narys Jonas Gudauskas, tai visus klausimus pasižymėsime ir atsakysime tiek arba elektroniniu paštu, arba atskirai kontaktais pasidalintais ir informuosime turimus atsakymus. Ypatingai klausimai šiek tiek yra komplikuoti, kuriuos ir uždavė pakankamai gausiai prieš susitikimą, tai dėl konkrečių baudų pagal administracinių nusižengimų kodeksą, tai dėl tų baudų tai tikrai parengsime tokį bendrą suvestinę, su kuria pasidalinsime su šito susitikimo dalyviais ir bus daug aiškiau, nes ten tokio vienareikšmio atsakymo nėra, labai priklauso nuo situacijos ir reikėtų tiesiog labiau paaiškinti. Pagalvojame pagal klausimus, kad vertėtų atmintinę paruošti. O toliau atiduodu žodį specialistam, kurie pristatys konkrečiai ir tuomet sakau, dar kartą kviečiu labai būti aktyviems ir užduoti klausimus, kurie jums rūpi. Tai ačiū. Ačiū gerbiamam viceministrui. Tai tikrai matau jau pakeltas rankas, bet nebijokit, kelkit, klausimai, atsakymai bus po pristatymo, gal bus daugiau klausimų. Dabar norėčiau, kad gerbiama Agnė Jasinavičiūtė, saugomų teritorijos direktorė, pristatytų valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengtų natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių apžvalgą, tame tarpe ir mūsų krašto rajonų, Šilalės, Kelmės ir Tauragės rajonų, jų tikslinimo eiga bei galimos kompensacijos žemės ūkio savininkams, nes turiu pasakyti, kad kaimo reikalų komitetas svarstė, jis buvo protokolinį sprendimą priėmęs, kad reikėtų atidėti, suderinti žemėlapius su žemės savininkais, išspręsti kompensavimo klausimus dėl ūkinės veiklos apribojimo. Gaila, bet buvo nueita kitų kelių ir ūkininkai susitikime su streikuojančiais ūkininkais Vilniuje. Ta problema buvo kelta, tie klausimai buvo kelti. Tai, aišku, visi, kaip ir sakė, klystame, bet gerbiama direktorė, tai prašom, kiek jums reikės laiko? Labadiena, tai pabandysiu gal į 15 minučių sutilpti, nes truputį plačiau norisi paliesti klausimą apskritai apie gamtosauginius reikalavimus. Tai turbūt matot pilną ekraną, pasitikrinu. Taip, matot, gerai. Prašom. Tai bandysiu pakankamai greitai atsakyti tuos dažniausiai užduodamus klausimus apie gamtosauginius reikalavimus, skaitant saugomos teritorijas ir taip pat specialiasias žemės naudojimo sąlygas, natūralias pievas ir ganyklas, pelkes ir šaltinynus. Labai trumpai pradžioj, kodėl iš tikrųjų mums yra reikalingos, laukia dabar, taip, matote antrą skaidrę, kodėl reikalingos yra mūsų saugomos teritorijos, tikrai ne tik todėl, kad kažkas sugalvoja tokius apribojimus, nes šiuo metu kalbame labai daug apie biologinės įvairovės praradimą, tai saugomos teritorijos visame pasaulyje pripažįstamos kaip vienas efektyviausių įrankių būtent biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai. Na ir be kita ko, visose gyvenimo atvejuose mes turime taisyklės, kaip turime kelių eismo taisyklės, kaip mums reikia saugiai elgtis keliuose, lygiai taip pat mes turime teisės aktus, turime įstatymus, kurie reglamentuoja veiklą saugomose teritorijose. Tai pagrindiniai teisės aktai, kurie tą daro, reglamentuoja veiklą saugomose teritorijose, žinoma, yra naujasis
Tai yra saugomų teritorijų įstatymas, kuris įsigalios nuo Liepos 1. Kiek kitokia išplėstinė versija, atsiranda pakeitimų, kad galima steigti ir privačias saugomas teritorijas. Taip pat aplinkos apsaugos įstatymas, jau minėtas specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo įstatymas, per kurį mes dabar nemažai turime atvejų ir dėl miškų, Natura 2000 teritorijų reikšmingumo vertinimo, na ir kiti teisės aktai, bei jeigu jūsų sklypas, jūsų teritorija yra regioninėme parke, nacionalinėme parke ar draustinyje, taip pat galioja ir saugomų teritorijų nuostatai. Na ir žinoma, vienas iš turbūt svarbiausių yra individualus tos teritorijos planavimo dokumentas. Tai pavyzdžiui, jeigu nagrinėtumėm atvejį Varnių regioninėme parke, mes turime Varnių regioninio parko planavimo schemą, tai ribų ir tvarkymo planą, kur taip pat yra nustatytos zonos, kur kokia ūkinė veikla yra leidžiama. Tai skaidrėmis aš tikrai nepaslaptis galėsiu pasidalinti, ne veltui sudėjau ir aktyvias nuorodas į kiekvieną teisės aktą, kad jeigu jums reikėtų daugiau informacijos, galėtumėt juos nesudėtingai rasti. Kaip pasitikrinti, ar jūsų sklypas patenka į saugomą teritoriją, tai yra visiškai nemokamai, laisvai prieinama internetinėje svetainėje stvk.lt, tai yra saugomų teritorijų valstybės kadastras, kur jūs galite laisvai naudotis viešais duomenimis apie visas saugomas teritorijas. Tai yra ribas, kada ta teritorija buvo įsteigta, koks statusas tos teritorijos, o jeigu jūs identifikuojate save per elektroninius valdžios vartus, tai įvedę sklypo unikalų numerį jūs galite gauti taip pat išrašą, ar jūsų sklypas patenka į saugomą teritoriją, išrašą apie saugomą teritoriją, taip pat galima atsisiųsti ir erdvinius duomenis, nes vienas iš klausimų mačiau buvo, kad norite gauti ten pievų ir pelkių erdvinius duomenis, bet mes esam atvėrę visus duomenis apie saugomas teritorijas, tai galite esant poreikiui gauti ir juos. Na ir taip pat pernai metais saugomų teritorijų valstybės kadastras buvo modernizuotas ir kiekvienas asmuo, norintis gauti informaciją, pranešimą, jeigu jį dominančioje teritorijoje, tai gali būti, pavyzdžiui, jūsų sklypas, atsirastų saugomą teritoriją, jūs galėtumėt gauti iš karto automatiškai tokį pranešimą, vos tik yra atnaujinami kadastro duomenys. Tai visus tuos 4 paslaugų paketus jūs galite rasti, prisijungę per elektroninius valdžios vartus ir kaip tik skaidrėje ir matote išrašą, kokia forma yra pateikiama žemėlapis apie unikalų sklypą ir jo situaciją per saugomas teritorijas. Na ir žinoma, kyla daug klausimų tiek valstybiniuose parkuose gyvenant. Čia šitas susitikimo regionas apima keletą parkų, tai Pagramančio regioninis parkas, Varnių, dalis Kurtuvėnų regioninio parko, Tytuvėnų, Dubysos regioninio parko ir taip pat dalis Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato. Tai jeigu jums kyla klausimų, kaip vieną ar kitą ūkinę veiklą reikėtų vykdyti, tai galite kreiptis ne tik į valstybinę saugomų teritorijų tarnybą, bet ir atitinkamą saugomų teritorijų direkciją. Žinoma, jeigu norite atvykti gyvai, galite tai padaryti iš anksto susitarę nurodytais kontaktais ir atvykti į vieną iš lankytojų centrų, kur galima būtų gauti gyvą konsultaciją. Tai tiek labai trumpai įvadui bendrai apie saugomas teritorijas. Na ir kitas klausimas iš mūsų pusės, tai yra specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba yra įpareigota parengti ir kalbėti tik apie natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius. Gal dar vienas dalykas, ko norėčiau sugrįžti į saugomas teritorijas, tai saugomos teritorijos, būtent valstybiniai parkai, draustiniai, jie taip pat yra specialioji žemės naudojimo sąlyga. Ir jeigu jūs šiandien patikrintumėte savo sklypo nekilnojamo turto registro išrašą, pavyzdžiui, jeigu jūsų sklypas yra regioninėme parke, jūs matytumėte žymas, kad tai yra specialioji sąlyga ir regioninis parkas. Taip kad specialiosios sąlygos, pereinu prie apibrėžimo, tai nėra vien tik pievos ir pelkės, taip trumpai, bet yra didžiulis rinkinys įvairių teritorijų su tam tikrais apribojimais, priklausomai nuo geografinės padėties, nuo žemės naudojimo paskirties, nuo būdo, su, žodžiu, tam tikrom taisyklėm, ką reikia daryti, kad neatlikti pažeidimų. Lygiai tas pačios specialiosios žemės naudojimo sąlygos galioja tiek elektros, tiek dujotekių tinklams ir panašiai. Tai specialiosios sąlygos natūrali pieva ir ganykla yra viena iš tų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų. Tai mūsų, kaip minėjau, valstybinės saugomų teritorijų tarnybos žinioje vyriausybės pavedimu buvo deleguota funkcija
parengti specialiasias žemės naudojimo sąlygas ir sudaryti žemėlapius dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų. Pelkių ir šaltinynų, taip pat natūralių pievų ir ganyklų žemėlapis buvo rengiamas vadovaujantis, ganėtinai ilgas pavadinimas, bet skamba taip: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų, planų, žemėlapių ar schemų rengimo, kai nėra rengiamas planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, tvirtinimo tvarkos aprašas. Šis tvarkos aprašas taip pat yra viešas, po susitikimo galėsiu pasidalinti pristatymu ir rasite nuorodą tiesiogiai į jį. Labai svarbu paminėti, kad Lietuva nuo nepriklausomybės atkūrimo jau turėjo specialiasias žemės naudojimo sąlygas, tik jos anksčiau vadinosi kiek kitaip. Tai buvo specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, todėl dalis sklypų Lietuvoje jau ir anksčiau turėjo įrašytas tam tikras žymas, kaip pavyzdžiui natūrali pieva, ta pati pelkė, jau tos žymos yra buvusios anksčiau. Tai mūsų darbas nebuvo visiškai ant balto lapo, jeigu tai buitiškai išsireiškiant, tai buvo tam tikra duomenų rinkinys, kuris jau galiojo anksčiau. Tai patvirtinti žemėlapiai šiuo metu, kuriuos jau pagal naują tvarkos aprašą mūsų kolegos atliko, yra skelbiami, jie yra patvirtinti, kaip Seimo narys Jonas Gudauskas minėjo, jie buvo patvirtinti praėjusiais metais, 2023 metais, tvirtinimas prasidėjo nuo rugsėjo 21 dienos ir 6 etapais, kaip žemėlapyje matote, tokie savotiški 6 regionai buvo padalinti ir tie žemėlapiai buvo patvirtinti ir atitinkamai savininkai, sklypų nuomotojai gavo pranešimus apie tai. Tai patvirtinti žemėlapiai yra skelbiami šiuo metu viešai biomon.lt _SZNS ir čia yra galimybė atlikti paiešką pagal sklypo unikalų numerį. Tai vėlgi, jeigu jūs turite savo sklypą, informaciją galite pasitikrinti įvesdami unikalų numerį į šitą žemėlapį, rasite informaciją. Taip pat Lietuvos Respublikos erdvinės informacijos portale geoportal.lt yra duomenys skelbiami. Na ir žinoma, jeigu jūs ištraukėte išrašą apie savo sklypą, žymas jau galite matyti ir nekilnojamo turto registro duomenų bazės išraše. Tai mūsų dvi pagrindinės žemėlapių dalys buvo dvi, jau kaip minėjau, natūralios pievos ir ganyklos, pelkės ir šaltinynai. Saugomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme šios sąvokos yra apibrėžiamos, kad natūralios pievos ir ganyklos yra neremi, nesausinami, nepersėjami žolynai, kuriuose vyroja natūralūs laukiniai augalai, saugotini dėl jų svarbos žemės ūkio naudmenų plotų biologiniai įvairoviai. Na ir pelkių apibrėžimas yra kiek ilgesnis, tai ta teritorija turi patekti į inventorizuotas Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių pelkių ir šaltinynų plotus, teritorija, kurioje vyksta pelkėdaros procesai, kurio požymiai nurodyti teisės aktų, ten jau detaliau reikia žiūrėti. Taip pat vyrauja pelkinė augalija, gausiai užaugusi teritorija, buvusi vandens telkinio dalis ir požeminis vanduo natūraliai atsirandantis žemės paviršiuje. Tai kriterijai buvo surašyti jau netgi įstatyme. Kaip minėjau, tvarkos aprašas, pagal kurį vadovaujantis mūsų specialistai parengė algoritmus, iš to didelio duomenų kiekio atliko analizę ir gavo tos žemėlapius, kuriuos mes patvirtinome. Tai girdžiu visuomenėje daug galbūt tokios ne visai tikrovės atspindinčių teiginių, kad mes sudarėme žemėlapius naudodamiesi neaišku kuo. Tai iš tikrųjų noriu patikrinti, kad duomenys buvo vieši, duomenų šaltiniai yra absoliučiai visi vieši ir aktualūs, kuriuos Lietuva kaip valstybė kaupia savo registruose ir juos nuolat atnaujina. Tai pavyzdžiui, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų natūralių pievų ir ganyklų žemėlapiai parengti buvo naudojama 10 pagrindinių duomenų šaltinių. Jų visų tikrai nevardinsiu, bet jie visi yra aktualūs. Būtent patikrinti, kaip, tarkim, Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių duomenys, jie yra tikrinami mūsų saugomų teritorijų direkcijų specialistų, kurie atlieka monitoringą, stebėseną būtent tų vertybių. Na ir kiti, kaip pavyzdžiui, georeferencinio žemės pagrindo erdviniai duomenys, kurie yra nuolat aktualizuojami pagal situaciją vietoje.
Kitas žemėlapis, tai pelkės ir šaltinynai, buvo sudarytas taip pat naudojant labai didelį kiekį duomenų, 16 įvairių duomenų šaltinių buvo naudota, kai kurie jie buvo naudoti tiek natūralioms pievoms, tiek pelkėms, bet tai yra esmė apie pačią biologinę įvairovę toje natūroje. Taigi pats rengimas, kaip jau ir minėjau, buvo vadovaujantis tvarkos aprašu ir pagal tvarkos apraše numatytas taisyklės ir skaitmeninius duomenų šaltinius buvo sukurtas atrankos algoritmas ir specialistai parengė, išnagrinėjo būtent visus duomenis ir gavome tą finalinį žemėlapį. Pagrindiniai jau šiek tiek ir minėjau duomenis, tai buvo Europos bendrijų svarbos inventorizacijos ir monitoringo duomenis, tai yra specialistų į natūrą išvykstami ir surenkami duomenis, taip pat pievams ir pamiškėms būdingų saugomų rūšių duomenis, juos gauname irgi iš saugomų rūšių informacinės sistemos, jau taip pat minėtas georeferencinis pagrindas, už kurį šiuo metu dabar jau yra, prieš tai buvo atsakinga Žemės ūkio ministerija, dabar aplinkos ministerija yra atsakinga, bet tai yra valstybės oficialus duomuo apie situaciją natūroje. Taip pat saugomų teritorijų ir miškų kadastro duomenis. Na ir jau minėjau, kad anksčiau galioja specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenis, kurie nustatyti buvo 92 metų vyriausybės nutarimu. Tos duomenis mes taip pat naudojame gavę iš registrų centro. Nemaža dalis duomenų atrinktų buvo iš tikrųjų atmesti prieš patvirtinimą, todėl kad buvo atsižvelgta į žemės ūkio deklaravimo duomenis, taip pat duomenis iš savivaldybių bendrųjų planų, kurie buvo įskaitmeninti, taip pat detaliojo planavimo duomenis, na ir nekilnojamo turto registrus. Taip pat nebuvo įtraukiami pasėliai pagal naujausius turėtus tuo metu duomenis ir iki 5 metų pievos ir ganyklos daugiamečių žolių plotai. Galbūt gali atsirasti tam tikrų paklaidų, jeigu buvo po patvirtinimo žemėlapio kažkokie veiksmai ir tada natūralu, kad gali atsitikti, kad yra prieštaravimas, bet apie tai dar detaliau, truputį vėliau. Buvo klausimas vienas apie plotų konfiguraciją, kad kai kurie plotai atrodo iš tikrųjų keisti, bet taip atsitinka todėl, kad buvo vertinama būtent augimviečių vietos situacija iš ortofotografinės nuotraukos, kaip natūroje yra iš tikrųjų išlikusi ta natūrali pieva arba pelkė ir šaltinynas. Tai daugelis tų ribų randa tokių netaisyklingų ir todėl, kad tai yra įtakojama ūkinės veiklos. Galbūt yra nusausinama, nukasama, galbūt kelias eina, todėl tam tikri natūralūs plotai atrodo tokios netaisyklingos konfiguracijos. Taip pat buvo neįtraukiami plotai, jeigu į sklypą patenka mažesni kaip 1/10 hektaro plotai ir neturi vertybių. Bet jeigu tame plote pagal mūsų duomenis yra, pavyzdžiui, buveinės, nesusivėrusios žemyninės smiltpievės arba karbonatinės smėlynų pievos, tokie plotai galėjo būti įtraukiami, jeigu jie yra ne mažesni kaip 0,02 hektaro ploto. Dabar dėl pačio reglamentavimo. Pats straipsnis iš specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, kalbantis apie natūralias pievas, sako, kad natūralias pievas ir ganyklas būtent tose vietose, kur žemėlapyje patikrinus jūs matysite plotą štrichuotą kaip natūrali pieva, yra draudžiama suarti, sausinti arba kitaip keisti jų žolynų būklę ir sudėti ir užsodinti įvairiais želdiniais ir įveisti mišką. Būna tuomet, pavyzdžiui, klausimų, ar mes galime įveisti ten aviečių plotą. Tai jeigu yra identifikuota natūrali pieva ir faktiškai ten yra natūrali pieva, tuomet toks įveisimas yra negalimas. Tačiau nėra visiškai taip, kad natūralios pievos ir ganyklos virsta nieko neleidžiančiom teritorijom. Natūralioms pievoms ir ganykloms palaikyti yra labai reikalingas reguliarus šienavimas, taip pat ir ganimas, būtent dėl sumedėjusios augalijos šalinimo. Tai tokia veikla yra leistina ir būtent yra tam tikros Europos bendrijos svarbos buveinės, kuriuose dėl tos ūkinės ekstensyvios, kaip pasakyti, nepernelyg intervencinės veiklos, yra tos buveinės būtent palaikomas gera būkle. Kalbant apie pelkes ir šaltinynus, tai jų teritorijose yra draudžiama atlikti sausinimo darbus, keisti hidrologinį režimą ar kitaip ardyti pelkių žolinę augaliją, išskyrus tuos atvejus, jeigu yra atliekamas poveikio aplinkai vertinimas ir priimamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos. Taip pat pelkes ir šaltinynus draudžiama paversti ariamąją žemę ir miško naudmenomis,
užsodinti želdiniais ir pelkes ir šaltinynus draudžiama paversti žeme, užimta paviršiniais vandens telkiniais, išskyrus atvejus, kai žemės sklype įrengiamas vienas nedidesnio kaip 0,1 hektaro ploto dirbtinis nepratekamas telkinys. Tačiau dėl dirbtinių nepratekamų vandens telkinių yra atskiras tvarkos aprašas, kaip juos įrengti, kaip derintis, irgi reikėtų į tai atsižvelgti. Dėl pačios veiklos, kas galima pelkėse ir šaltinynuose, tai taip pat yra skatinamas šienavimas, šalinimas arba retinimas medžių ir krūmų tam, kad būtų palaikoma atvira vietovė. Na ir žinoma, tie metodai turėtų būti tokie, kad jie nesuardytų tos pelkių pačios ekosistemos. Ir dabar apie dažniausiai užduodamus klausimus, dar kelios skaidrės ir kokie dažniausiai klausimai ateina iki mūsų. Mes jau pakankamai didelį kiekį paklausimų tiek elektroniniu paštu, tiek telefonu, tiek gyvų konsultacijų esame atlikę nuo praėjusių metų spalio mėnesio ir keletą klausimų išskyrėme, kurie beje kartojosi ir kai kuriuose jūsų iš anksto užduotose klausimuose. Pavyzdžiui, jeigu nesutinku su patvirtinomis pievų ar pelkių specialiosiomis žemės naudojimo sąlygų teritorijos ribomis, kur galėčiau kreiptis dėl jų patikslinimo. Tai kreiptis galite į valstybinę saugomų teritorijų tarnybą, nes, kaip minėjau, mes atsakingi už šių žemėlapių parengimą. Ir jeigu jūs nesutinkate su to patvirtintų žemėlapiu, tai mes turėtumėm iš jūsų gauti ir informacijos, kas toje vietovėje, kurioje jūs nesutinkate su nustatyta specialiaja sąlyga, yra vykdoma. Galbūt jūs turite toje teritorijoje jau gavę statybą leidžiantį dokumentą ar kažkokį kitą galutinį leidimą kuriai nors ūkiniai veiklai. Tai tokiu atveju gavę prašymą iš jūsų, mes jį nagrinėjame, esant poreikiu organizuojame patikrinimą ir vietoje ir priimame vienokį ir kitokį sprendimą. Tai prašymo forma dėl jūsų patogumo yra viešai pakabinta, tai geltoname fone matote yra aktyvi nuoroda, ją galite rasti ir mūsų valstybinės saugomų teritorijų tarnybos internetinėje svetainėje. Ar galima pakeisti žemėlapius, tai jau savotiškai ir atsakiau į tą klausimą, kad tai nėra darbas, kuris turi galiojimo pabaigą. Realiai specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemėlapių pats procesas yra aktyvus ir neturi pabaigos, tai nėra baigtinis procesas ir bet kuriuo atveju ar po pusės metų ar po metų keičiantis situacijai yra galimybė teikti prašymą, nagrinėti galbūt toje teritorijoje įtraukti natūralios pievos, pelkės ir šaltinyno teritoriją į žemėlapius arba galbūt keisti, jeigu toks yra poreikis. Tai visą informaciją, vėlgi taip pat prašymo formą mes gauname ir pagal situaciją nagrinėjame jūsų pateiktą prašymą. Taip, kad jokio galutinio termino pakeitimams nėra kol kas bent jau teisės aktais nustatyta. Jeigu organizuojamas yra žemėlapio pakeitimas, tai jis vėlgi turi tam tikrą procesą ir šiuo metu mes esame jau pradėję žemėlapių keitimo procesą, bet dar nepradėjome viešinimo. Ir praėjusiais metais jūs galėjote matyti, kad tam tikra informacija buvo jūsų regionų vietiniuose laikraščiuose, kur buvo pateikiama informacija skelbimo forma apie parengtus žemėlapius. Taip yra todėl, kad pagal galiojančią tvarką mes prieš priimdami įsakymą ne mažiau kaip 20 darbo dienų turime jį viešinti popieriniuose laikraščiuose, taip pat internetinėse svetainėse. Tai šitą informaciją, kai mes jau pradėsime žemėlapio pakeitimo procesą, vėl taip pat kartosime ir bus informacija laikraščiuose. Vėliau, kai patvirtinsime įsakymą, per 15 darbo dienų nuo patvirtinimo savininkai, kurių teritorijose buvo pakeistas specialiosios žemės naudojimo sąlygos, natūralios pievos, pelkės ar ganyklos kontūras arba visai panaikinta teritorija, jie gaus pranešimą apie tai patvirtinantį faktą, kad jau ir įvyko tam tikri pasikeitimai. Na ir vėliau tie pakeitimai, ne vėliau, bet lygiai grečiai tuo pačiu metu yra įregistruojami į nekilnojamo turto registrų duomenų bazę, tai būtent kreipiamės į registrų centrą, kurie atlieka tas žymas. Galbūt kai kurie iš jūsų negavote popierinio registruoto laiško, tai dar kartą primename ir atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje veikia elektroninio pristatymo sistema, valdoma registrų centro ir jeigu jūs kažkada naudojotės elektroninio pristatymo sistema, tai reikėtų užeiti į e-pristatymo
internetinę svetainę ir prisijungus per identifikavimo priemonės, jūs galite pasitikrinti, galbūt pranešimas atkeliavo į šią sistemą, nes tokiu atveju, jeigu yra pranešimas išsiunčiamas per e-pristatymą, popierinio laiško jūs jau negausite. Taip pat kitas klausimas yra apie kompensacijas, čia jau visai prieš paskutinę skaidrę. Tai kompensacijų yra, klausimas skamba taip, kokios kompensacijos yra numatytos už veiklos apribojimus pievų ir pelkių specialiųjų žemės naudojimų sąlygų teritorijose ir kur dėl jų kreiptis. Tai kompensacijų tvarka yra patvirtinta atskirų vyriausybės nutarimu ir metodikoje yra nustatytos vienkartinės arba periodinės kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka. Šitoje metodikoje labai paprastais žodžiais tariant yra nurodoma, kad tie patiriami nuostoliai turi būti realūs, pagrįsti ir dokumentais įrodomi nuostoliai. Labai dažnai susidurime su atvejais, kuomet nėra aiškus, koks tas yra nuostolis ir prašoma už tai kompensacijos. Deja, pagal nustatytą metodiką tokiu atveju kompensacija nėra mokama. Ir apskritai, skaičiuojant kompensacijos dydį, yra atsižvelgiama į taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų visumą. Pavyzdžiui, nuostolius patiriamus dėl vykdomos veiklos apribojimų, pagrįstų vykdomos veiklos finansiniais dokumentais turi būti pateikiami dokumentai. Na, gal visko neskaitysiu dėl laiko stokos, nes dar keli pranešimai laukia. Tai labai trumpai tariant, jeigu jūsų žemėje yra nustatytas apribojimas ir jeigu nėra jo galimybės keisti, ir jūs pretenduotumėte į kompensaciją, tai turite pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. Dėl pačios kompensacijos, tai vėlgi kreiptis reikėtų į mus, į valstybinę saugomų teritorijų tarnybą. Ir dar noriu atkreipti dėmesį dėl jūsų galimybių gauti išmokas. Galite pasitikrinti, galbūt jūsų teritorija patenka į Žemės ūkio ministerijos skelbiamus išmokų plotus ir jūs tuomet galėtumėte kreiptis dėl tiesioginės išmokos, dalyvauti ekologinėse ekoschemose vadinamuose, kuris jau prasidėjęs yra naujasis 2023-2027 metų laikotarpis. Tai kiek mums yra žinoma, yra žemėlapių dėl kompensacijų, dėl išmokų, dėl ekologinių schemų žemėlapiai kai kur įtrauktos yra ir šlapynės ir jeigu atitinkate reikalavimus, kuriuos jau nustato Žemės ūkio duomenų centras ir yra tinkamas kodas, jeigu ta teritorija yra prižiūrėta, kaip pavyzdžiui šlapynė, yra nušienauta, atitinka tuos jau kriterijus išmokų, jūs galite dalyvauti toje programoje ir specialioji žemės naudojimo sąlyga jums netrukdo gauti išmokas. Tai jeigu kyla klausimų, mes visuomet esam pasirengę atsakyti, kreipkitės į valstybinę saugomų teritorijų tarnybą, turime tam specialų elektroninį paštą szns@vstt.lt arba skambinkite specialiuoju telefono numeriu. Žinoma, prieš tai galite pasitikrinti informaciją mūsų dažniausiai užduodamų klausimų rubrikoje, ten tikrai pasistengėme išsamei viską atsakyti į tuos klausimus, kurie susiję su natūraliomis pievomis, pelkėmis ir ganyklomis. Tai iš mano pusės tiek, yra ir mano kolegos iš saugomų teritorijų, jeigu kyla kažkokie konkretūs klausimai, mielai juos atsakysim. Ačiū direktorė, tai matau, kad kyla rankas, kyla ir klausimų, bet kaip ir buvom darbotvarkę pasitvirtinę, tai sakėm, po turbūt visų pranešimų klausimai, atsakymai. Tai ačiū, kad pasidalinsim su dalyviais, turbūt per Žemės ūkio skyrius, per ūkininkų sąjungos pirmininkus paprašysim jūsų prezentaciją pristatyti, atsiųsti, galbūt man pasidalinsim. Kitas dabar pats procesas galbūt supykdė žemės savininkus, ūkininkus, kaip ir minėjot, nuo netikslių žemėlapių arba požiūris į žemės savininkus, nes įvedam apribojimus, bet nenorim kompensuoti. Ir pats to turbūt visų pirmo tai pokalbio nebuvimas, nes toks laiškais galbūt susirašinėjimas, bet čia turbūt kaip prie klausimų jau ir turėsim daugiau diskusijų. O dabar norėčiau dar pakviesti gerbiamą Justiną Čiunderovą prie antro klausimo, tai aplinkos ministerijos nustatyta apsaugos prie paviršinių vandens telkinių nuostatos bei tolimesnės tvirtinimo eiga. Tai gerbiama Justina, tada kiek reikės laiko jums?
Ar girdit? Taip, girdžiu, jau noriu dalintis ekranu. Tai nežinau, manau, kad 10 Tai būtų gerai, 10 minučių. minučių, jo, nes Galbūt. čia būtų, nes daugiau klausimams atsakymams liktų laiko, nes vis tiek apie 1,5 valandos mes taip. Tai prašom, Gerai, tada dalinuosi ekranu. buvot pasidalinę ir prapuolę. Ar matosi? Matosi, bet reikėtų išdidinti. Taip, matosi. Taip, matosi gerai. Tai su vandens telkinių apsaugos juostom turim šiek tiek kitą situaciją, nes žemėlapiai dar nėra patvirtinti ir šiandien kalbam daugiau apie teisinį reglamentavimą, kaip teisingai tuos juostų dydžius nustatyti. Tai po diskusijų su ūkininkų bendruomenė šių metų sausio 31 dieną buvo priimti vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo pakeitimai, kuriais siekta subalansuoti pakrančių apsaugą su privačios nuosavybės naudojimu. Tai trumpai pristatysiu, kokie tie priimti pakeitimai. Kadangi dažnai girdim, kad kyla neaiškumų, kas yra juosta ir kas yra zona, tai pradėti norėčiau nuo trumpo priminimo, paaiškinimo, kas tai yra per teritorijos ir kuo jos skiriasi. Tai visų pirma, poreikį prie vandens telkinių išskirti pakrantę vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės juostas numato saugomų teritorijų įstatymas. Ir prie vandens telkinių yra išskiriama apsaugos zona, kuri yra platesnė ir joje galioja truputėlį laisvesni aplinkosauginiai apribojimai. Tai čia paveikslėlyje matote zoną pažymėtą pasvira linija, didesnis plotas, o pakrantės apsaugos juosta tai yra apsaugos zonos dalis ir ji yra siauresnė už apsaugos zoną ir joje yra taikomi griežtesni veiklos apribojimai. Tai šiame paveikslėlyje matote langeliais pažymėtą teritoriją. Na ir dabar perinant prie priimto teisės akto pakeitimo, tai įsigaliojo 3 esminiai pokyčiai. Tai pirmiausia, buvo nustatyti nauji pakrančių juostų prie upių nustatymo principai, sumažintas minimalus juostos dydis ir praplėstos išimtis, kada apsaugos zona yra prilyginama apsaugos juostai. Tai lyginant su prieš tai galiojusia tvarka, kuri buvo priimta 23 metų sausio 1 dieną, vienas iš esminių pakeitimų, kad pakrančių juostos prie upių bus nustatomos skirtingo dydžio atskiriems upių ruožams. Tai yra atsisakyta iki šiol galiojusio juostos dydžio taikymo priklausomai nuo upės ilgio. Minimali juosta yra 3 metrai ir ji bus nustatoma visoms Lietuvoje ištekančioms upėms nuo jų ištakų iki 20 kilometrų. 10 metrų juosta bus taikoma upių ruožams nuo 20 iki 100 upės kilometro ir plačiausia 30 metrų juosta bus taikoma ilgesniems kaip 100 upėms nuo jų 100 kilometro iki upės žiočių ir valstybės sienos ribos. Miestuose prie tokių upių bus nustatoma 10 metrų juosta. Dar vienas pakeitimas, kad vienodo dydžio juosta per visą upės ilgį bus taikoma tokiais atvejais, kai upių ištakos yra ne Lietuvos teritorijoje, tai atitinkamai, jeigu upė yra iki 10 km, tai per visą jos ilgį bus 3 metrų juosta taikoma, jei upė ilgesnė kaip 20 km, bet trumpesnė nei 100, tai 10 metrų per visą upės ilgį ir jeigu upė ilgesnė kaip 100 km, tai bus taikoma 30 metrų juosta per visą upės ilgį ir tokių upių Lietuvoje turim 4, tai yra Nemunas, Neris, Merkys ir Šešupė. Minimalus juostos dydis yra sumažintas nuo 5 metrų iki 3 metrų ir šiandien dienai šitas minimalus dydis atitinka Europos parlamento ir tarybos reglamento reikalavimus, kurie yra integruoti į
į geros agrarinės aplinkosaugos būklės standartus. Na ir kaip tas atrodytų praktiškai, keletas pavyzdžių. Tai turime, sakykime, Vištupio upę, kurios ilgis yra 5,7 km ilgio ir pagal naujas taisyklės tokiai upiai per visą jos ilgį bus nustatoma 3 metrų apsaugos juosta. Pagal ankstesnį reglamentavimą tokiai upiai buvo taikoma 5 metrų juosta. Kitas pavyzdys Drungės upė, kiek ilgesnė, 13,61 km. Tai jai bus taikoma taip pat 3 metrų juosta per visą upės ilgį. Na ir pagal ankstesnę redakciją prie ilgesnių kaip 10 km, bet trumpesnių kaip 100 km upių buvo taikoma 10 metrų juosta. Taigi matome juostos sumažėjimą. Bendrai upės ežerų tvenkinių kadastre upių iki 20 km turime registruotų kiek daugiau nei 5000 ir bendras jų ilgis sudaro daugiau negu 27 700 km. Tai išeina, kad minimali 3 metrų pakrantės apsaugos juosta bus taikoma daugiau nei 67% upių ilgio nuo bendro registruotų upių ilgio. Kitas pavyzdys yra Barupės upė, tai jau yra 50,16 km ilgio ir pagal ankstesnę tvarką tokiai upiai buvo taikoma 10 metrų juosta per visą upės ilgį. Dabar upės ruože nuo ištakų iki 20 km bus nustatoma 3 metrų juosta, o nuo 20 iki santakos į Nevėžį 10 metrų juosta. Tai vėlgi registruotų upių ilgesnių kaip 20, bet trumpesnių kaip 100 turime daugiau negu 260 ir bendras jų ilgis siekia daugiau negu 9900 km. Tai atitinkamai toks reglamentavimas apims apie 24% upių ilgio nuo bendro registruotų upių ilgio. Na ir ilgesnės upės pavyzdys tai Nevėžis, 209 km. Ir tokiais atvejais upėje bus nustatomos 3 lygių juostos, tai nuo ištakų iki 20 km bus taikoma 3 metrų pakrantės juosta, ruože nuo 20 iki 100 km 10 metrų juosta ir nuo 100 km iki santakos 30 metrų. Pagal ankstesnės taisyklės ilgesniems kaip 100 km upėms per visą jų ilgį buvo taikoma 30 metrų juosta. Su galimybė ją mažinti iki 10 metrų, tais atvejais, kai vagos plotis yra mažesnis kaip 5 metrai. Tai, o Lietuvoje ilgesnių kaip 100 km upių turime 18 ir jų bendras ilgis siekia daugiau negu 3000 km. Taip, toliau yra pokyčiai dėl apsaugos zonų nustatymo. Tai pirmiausia, apsaugos zona bus prilyginama juostos pločiui prie trumpesnių kaip 5 km upių. Upių iki 5 km ilgio yra registruota daugiau negu 2900. Tai zona bus nustatoma vėlgi apims apie 55% upių nuo visų registruotų upių. Kitas pokytis, kad zona bus prilyginama juostai prie upių tekančių per miško žemę. Tai tokiais atvejais juosta bus prilyginama zonai prie trumpesnių kaip 50 km upių ir ežerų tvenkinių iki 50 hektarų. Tai šitie pakeitimai suvienodina miškų priskirimo apsaugos zonų miškams parametrus su Lietuvos vyriausybės nutarime nustatytais parametrais. Iki pakeitimo išimtis buvo taikomos dėl apsaugos zonos prilyginimo apsaugos juostai tik prie dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių iki 2 hektarų, kanalo bei miestų teritorijose. Svarbu pažymėti, kad jau 23 metų sausio mėnesį priimtais pakeitimais buvo nustatyta, kad apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos bus nustatomos tik tiems vandens telkiniams, kurie yra registruoti upių ežerų tvenkinių kadastre.
Tai Lietuvoje turim per 22 000 upių, tačiau registruota jų UETEKE yra kiek daugiau nei 5300. Tik atkreiptinas dėmesys, kad yra atskira taisyklė tiems atvejams, kai upės vagoje yra vandens telkiniai plotiniai, bet jie neregistruoti į UETEKą, tai tokiais atvejais vis tiek prie jų bus nustatoma apsaugos juosta tokio pločio kaip įregistruotos upės. Toliau apie žemėlapių projektus. Tai šiuo metu pagal pirminės taisyklės parengti žemėlapiai buvo paviešinti geoportale LT. Su jais buvo galima viešai susipažinti. Tai šiuo metu yra šitie visi žemėlapiai atnaujinami pagal pakeistas taisyklės. Ir tikimasi pirminius projektus turėti balandžio mėnesį. Svarbu pažymėti, kad kol žemėlapiai nepatvirtinti ir teritorijos neregistruotos nekilnojamo turto registre, tai jie neturi teisinės galios ir galioja tie apribojimai, kurie buvo nustatyti iki 23 metų sausio 1 dienos individualiai žemės sklypo dokumentais. Tai tiesiog žemės savininkai turėtų pasitikrinti, kokia apsaugos zona yra nustatyta, apsaugos zona ir juosta nustatyta nekilnojamo turto išrašuose ir kokios ribos yra pažymėtos žemės sklypų planuose. Atnaujintus žemėlapius planuojama tvirtinti 24-27 metų laikotarpiu etapais, atsižvelgiant į pašto pajėgumus atlikti informavimą ir finansinius išteklius. Ir svarbu pažymėti, kad 24 metais deklaravimui šitie žemėlapiai dar nebus taikomi. Tačiau vėlgi, pakrančio apsaugos juostos ir zonos tai nėra naujai nustatyti apribojimai. Pakrančio apsaugos juostos galiojo nuo 92 metų, kaip ir minėjo saugomų teritorijų direktorė, galiojo nutarimas dėl specialių žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo. Ir didžiai daliai žemės sklypų, kurie ribojasi su vandens telkiniais, tos sąlygos ir šiandien dienai galioja. Dabar trumpai apie veiklos apribojimus pakrančio apsaugos juostose. Tai jos nustato specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 ir 100 straipsnis. Apsaugos zonose, kurios yra platesnės, kaip ir minėjau, taikomi šiek tiek švelnesni apribojimai, tai yra draudžiama leisti srutas ar skystą mėšlą neįterpiantį gruntą, barstyti iš lėktuvų trąšas ir augalų apsaugos produktus, yra tręšimo apimtis ribojamos, genetiškai modifikuotus organizmus auginti draudžiama, ribojama statinių statyba, yra numatyti apribojimai dėl tvorų tvėrimo su tam tikrom išimtimis, o apsaugos juostose, kurios yra siauresnės ir apima artimesnę dalį, kuri prie vandens telkinio yra nustatoma, taikoma kiek griežtesni veiklos apribojimai. Tai pirmiausia yra draudimas dirbti žemę, naudoti cheminius augalų apsaugos produktus, vykdyti žemės darbus, keisti kranto liniją ir reljefą su tam tikrom išimtim. Statinių statyba yra ribojama bei rekonstruojant pastatus užstatymo plotą keisti yra draudžiama. Pakrantės juostose nors ir yra draudžiama žemė arti, tačiau kitoks žemės naudojimas yra galimas tiek gyvulių ganimui, tiek pievų šienavimui. Taip pat už tos plotus yra mokamos tiesioginės išmokos. Ir į pakrantės juostą patenkanti žemė pagal žemės mokesčio įstatymą yra neapmokestinama žemės mokesčių. Pagal šiandien dienai galiojantį reglamentavimą, tai kompensacijos už apribojimus nustatytus paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose ir juostose nėra taikomas. Tai yra nustatyta saugomų teritorijų įstatymo 32 prim 1 straipsnėje. Dabar trumpai tiesiog apie pokyčius teisiniai srity dėl pelkių ir pievų. Tai kaip ir pristatė saugomų teritorijų tarnybos direktorė, kad žemėlapių pakeitimai jau yra daromi, tačiau ministerija taip pat yra parengusi ir minėto pelkių pievų žemėlapio rengimo aprašo pakeitimus. Ir ten yra siūloma
aiškiau reglamentuoti, kad pievų pelkių žemėlapį nebūtų įtraukomos jau prarastos vertingos teritorijos, tai dėl esamų ir suplanuotų statybų, dėl ariminės žemdirbystės ar dėl kitų priežasčių. Taip pat papildomai siūloma peržiūrėti duomenų šaltinius, kurie numato poreikį įtraukti tas teritorijas, kurios patenka į vidutinės ir didelės rizikos potvynių teritorijas, bei yra numatyti papildomos viešinimo procedūros, kad suinteresuota visuomenė galėtų teikti pastabas dėl klaidingai nustatytų pelkių ir pievų teritorijų iki žemėlapio patvirtinimo. Tai šitas procesas iki šiol nebuvo reglamentuotas. Tai šitas tvarkos aprašo pakeitimas šiuo metu yra pateiktas derinimui ir derinimas vyks iki kovo 25 dienos. Tai kam aktualu, galit pasižiūrėti ir teikti pastabas. Tai iš manęs tikriausiai tiek. Gal tiesiog dar paminėsiu, kad visi tie pakeitimai buvo aptarti tiek su Žemės ūkio bendruomenėm, tiek su Žemės ūkio ministerija ir tikimės, kad iš tikrųjų jie atliepia į tuos visus lūkesčius išsakytus. Dėkui. Ačiū gerbiamai Justinai už pristatymą. Tai tikrai, jeigu dabar ateinam jau į laiką, kada klausimai atsakymų sesija, ir dar norėčiau paprašyti ten pokalbį kambarį čiate susirašinėjimo, ten yra taip pat klausimų, tai kas galite iš aplinkos ministerijos, ten ar iš saugomų teritorijų, irgi taip pat prašom pasižiūrėti ir atsakyti. O dabar, suprantu, pakeitimo procesas žemėlapių ar juostų, ten Kelmės, Šilalės, Tauragės rajonuose, tai norėtųsi, kad daugiau turbūt aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų tarnybos atstovai ir su vietinė spauda, su ūkininkų sąjungos lyderiais, taip pat konsultavimo tarnyba, kad vėl nevyktų toks nesusikalbėjimo procesas. Tai ir dabar ranką kelia Petras Adeikis. Jeigu teisingai perskaitau, ne visas duoda čia man pavardės. Ir Petras Adeikis, tai prisistatykit ir klausimui iki 2 minučių. Tai atsakymų, kaip mūsų ir buvom sutarę, iki 3 minučių. Jeigu reikia kažko papildomai, tai žymimės ir tada atsakysim turbūt raštiškai, elektroniniu paštu. Tai prašom, Petrai. Kol Petras dar ar negirdi, nežinau, ar kažkur jau dabar yra paėjęs, tai Martynas Puidokas. Tada Petras po Martyno. Tai ačiū labai už surengtą susitikimą. Turiu tada klausimą, pirmiausiai nuo saugomų tų teritorijų, nuo šlapynių, nuo pievų pradėsiu. Čia pasirašiau dabar, kaip bus su šituo reikalavimu. Gavom mes laiškus ir buvo parašyta, kad jeigu, tarkim, pas tave nėra durpyno, ten to šlapynės tu nepritari, tai turi iškasti sluoksnį, padaryti nuotrauką, liniuotę pridėti. Šito dalyką, aš kaip suprantu, dabar nelieka. Tiesiog užtenka parašyti laišką, jog aš nesutinku, jog pas manęs ten nėra to šlapynės ar natūralios pievos, nes žinau, yra tokių atvejų, kad ir, pavyzdžiui, su ta natūralia pieva, kad žmonės ten jau eilę metų arė, o vis tiek yra užžymėta ir natūrali pieva. Tai kaip tokiais atvejais bus? Tai ačiū. Tai turbūt galiu atsakyti dėl to patikrinimo, dėl nesutikimo fakto. Tai vis tiek yra reikalinga informacija, kas tame sklype yra. Jeigu jūs, kaip sakote, kad yra daugybę metų arimas, tai mes žiūrime tada gavę tokį prašymą ortofotografinės nuotraukas ir jeigu nustatome iš tų duomenų, kuriuos turime pasiekiamus darbo priemonėmis, kad iš tikrųjų taip, mes rengiame atsakymą, kad ta teritorija bus išimama iš specialių žemės naudojimo sąlygų, natūralių pievų, ganyklų, pelkių ir šaltinynų. Bet jeigu mūsų duomenys rodo, kad vis dėlto ten yra ta natūrali buveinė, pelkė arba pieva, yra galimybė, kaip sakant, arba pats savininkas dar kartą gali tą informaciją mums pateikti, o kita dalis tai yra, kad mes
jeigu nenustatomi iš duomenų, ar tai yra pieva ar pelkė, yra fiksuojamas sklypas ir jį jau su atskiru suderinimu su savininkais atvyksta mūsų specialistai patikrinti vietos natūroje, kas yra per faktas. Tai tokių atvejų mes šiais metais, tikėtina gal balandžio mėnesį, antroje pusėje jau pradėsime patikrinimus natūroje. Ačiū, tai matau, Martynas kelia ranką, nori pasitikslinti, turbūt tai Jo, prašom. tai aš kaip suprantu, ten tos liniuotės ir kasinėjimo sluoksnių jau nebelieka, nes aš pats buvau irgi gavęs laišką prieš Kalėdas ir ten buvo aiškiai parašyta, jeigu jūs nesutinkat, jūs privalot iškasti sluoksnį, pridėti liniuotę, nufotografuoti, žodžiu, dirvožemio specialistų patapti mokslininku. Tai to jau Gal nebelieka. pasitikslinsiu kolegos, jeigu Raimundas esi, koks čia buvo pas mus atvejis, ar tikrai tokių prašymų? Atsiprašau, čia Martynas maišo su durpių sluoksniu. Čia visai kitas klausimas. Jo, nes mes dėl natūralių pievų, pelkių ir šaltininių, tai žinokit, tikrai dabar pati net abejoju, ar turėjom. Mūsų fakto yra natūra. Atsiprašau už sugaišintą laiką. Tada dar turiu kitam pranešimui klausimų. Dabar jūs kalbat apie apsaugos juostas, zonas. Man klausimas, tie metrai skaičiuojami nuo griovio šlaito krašto ar nuo vandens krašto, nes aš kažkaip ar praklausiau, ar negirdėjau, ar nesakėt. Tai Čia prašom, toks nevienareikšmis atsakymas, nes iš tikrųjų juostos ir zonos yra nustatomos remiantis referencinio pagrindo kadastro duomenimis. Tai koks ten yra identifikuotas krantas, mes tai laiko, kad tai yra krantas ir realybėje, jeigu mes turim sureguliuotą upelį, tai dažniausiai jisai sutampa su šlaito briauna, nes ten yra tam tikri buferiai atidedami, jeigu vagos plotis yra mažesnis negu 12 metrų. Tai jeigu turit kaip paveiktą melioracijos upelį, nes prie melioracijos griovių apsaugos, pakrančio apsaugos juostos ir zonos nėra nustatomos. Čia tas svarbus momentas, o jeigu tai yra sureguliuotas upelis, tai tikėtina, kad bus nuo šlaito, nes dažniausiai yra sutampa su šlaitu, nuo ko matuojama juosta. Tai tokio aiškumo truputį vėl nėra. Tai jeigu galima, aš tų klausimų prisirašęs, ne vien mano čia, aš įgarsinu ir kitų narių, tai... Gerai, dabar sutarkim, Martynai, dabar tuos klausimus tada galbūt persiusi man, aš galėsiu persiusti ministeriją ir tada... Tai prašom tada, Martynai. Tai dar matau, viceministras Kęstutis Šetkus yra, tai klausimas. Dabar, kai vyko protestai čia Vilniuje, jūs pažadėjot, kad apsauginėse zonose, tai yra juostose, leisit žemės dirbimą. Ir dabar tas lyg ir nelieka, nes pagal mokslinės studijas, kur aplinkos ministerija remiasi, tose studijose sakoma, kad daugiau negu 10 metrų palikti zoną, kurioje negalima dirbti, tai nėra logikos, nėra jokios prasmės. Iki 10 metrų dar kažkas tai tokio galima, bet kas virš 10 metrų jau nėra logikos. Tai kaip su tuo žemės dirbimu beriminė galbūt galės taikyti ten augalų apsaugos produktų ir trąšos, čia kiti dalykai, bet galbūt tą patį žemės dirbimą. Ar ta linkme kas nors yra dirbama ar ne? Taip, labai ačiū už gerą klausimą. Iš tiesų, klausimas pirminių momentų sausio mėnesį atrodė daug lengvesnis, su laiku, kuo giliau einame į mišką, kaip sakoma, to daugiau medžių. Iš esmės, jeigu studiją traktuoti, studijos necituočiau, nes studijoje ten kitaip šiek tiek parašyti ir ta studija tampa kažkoks aklas citavimo mechanizmas. Kad svarstome, kaip pakeisti specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymą, kuris yra 96, 99, 100 punktas, vyksta svarstymai, vyksta diskusijos tiek su ūkininkais, tiek su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija.
kažkokie palengvinimai galvojami. Tačiau tikrai negalvojame, kad bet kokiai beriminiai technologijai būtų galima atverti, kaip sakyti, galimybės. Turbūt būtų apie galvojimą apie atsiejimą, tačiau nenaudoti beriminių technologijų, tarkime, grūdinių kultūrų įsiejimo ar kitiem dalykam, nes diskutuojant su mokslininkais, tai iš tikrųjų kyla diskusijos, kad ne tik reikės, tarkime, kukurūzus be riminė technologija ne tik įsėti, bet juos reikės ir nupjauti. Ir, tarkime, jeigu ten imant iki pačios pakrantės, tai žinoma, atsiranda ir erozijos pagrindai, ir tas pats užterštumas ir kiti dalykai. Tai tikrai prisipažins, kad esame didelių diskusijų ir didelių minčių laikotarpį ir sprendimo dar neturime. Bet kad galvojame, kad tai galėtų būti atsiejimas, tai pritarėm. Kultūrų pagerinimas. Tai galima dar vieną. Gerai, jeigu Martynai, jeigu pratęsti, tai tikrai reikėtų geras klausimas, kuris tikrai vertas diskusijos ir aš taip pat pasižymėjau tai vadinasi, dar reikės kartu įsitraukti ir su akademijos bendruomenė irgi galbūt aplinkos ministerija. Tai prašom, Martynai dar. Tai deklaravimo sistemai pagal Žemės ūkio ministeriją, prie to paties ir pagal nacionalinę mokėjimo agentūrą, tie metrai prie griovių, prie sureguliuotų upelių nesutampa, kai kuriais atvejais ten 3-5 tie metrai nesutrampa ir kaip dabar bus, jei ūkininkas vadovausis deklaravimo taisyklėmis, o jūsų taisyklės yra ten, tarkim, griežtesnės, ar bus grėsmė netekti išmokų, nes jis nusižengs aplinkos ministerijos taisyklė. Tai tiek. Tai matau, Kęstutis, viceministras nori atsakyti, tai prašau. Taip, jeigu reikės papildys kolegos. Atkreipiu dėmesį, ką ir sakė gerbiama Justina kolegė. Kuo bandome kitaip daryti, negu sudarėme su pievomis, šlapynėmis, tai su pakrantės zonomis norime neskubinti procesą. Tai dabar mes esame pakoregavę metrus, ruošiami žemėlapiai, tikimės, kad žemėlapiai bus parengti iki vasaros, tuomet žemėlapius įkelsime į virtualią erdvę, kad galėsime susipažinti. Atrodo, kad skiriasi nuo pievų to, kad labai aiškus metrai, labai aiškus skaičiai, bet žinote, prasideda, vis tiek klaidos galimybė atsiranda. Tai bus galima apie pusmetį visiems teikti, susipažinti su savo sklype esančio specialiąją sąlygą, ta prasme, ką ir Martynas labai klausė apie, kas tikrai atrodo iš dalies sudėtinga, nuo kurios vietos prasideda matavimas, ir pats žemėlapių tvirtinimas galėtų būti arba šių metų pabaigoj, arba kitų metų pradžioj. Prieš tvirtinant turime susitarimą su Žemės ūkio ministerija, kad jie pakoreguotų, kad atsirastų sąsaja su jų deklaravimo sistema. Šiais metais žemėlapiai nebus, dabar dar nėra patvirtinti, yra tik tvarkos aprašas naujas, rengiamas projektas, tai deklaravimo sistemai neturi jokios įtakos, ką pristatė Justina. Tai yra kalbama apie būsimus dalykus, ta prasme, kaip bus sudaryti žemėlapiai, kaip jie atrodys ir kitam deklaravimo laikotarpiu tai jau turėtų būti. Tai šiais metais jie neturi reikšmės, jeigu aš teisingai atsakiau. Martynai, ta prasme, šiemet tuos metrus tada nekreipiam, viską dirbam kitų metų naujam deklaravimo laiko. Taip. Tiesiog laiko per mažai pasiruošti tam būtų ūkininkam ir žinot, atsirastų daug neaiškumų, kaip ką patys ir keliat klausimus. Tai ačiū. Ačiū, bet aš supratau, kad su Žemės ūkio ministerija čia yra suderinta ir jie žino, nes deklaravimas prasidės balandžio mėnesį. Tai gal Petras Adeikis sugrįžo pas mus ir buvo užsiregistravęs paklausti. Jeigu Petro nėra, tada Kęstutis Balašaitis. Aš matau, žinok, tai ponas Jonai, kaip tik. Labą dieną. Aš tai norėčiau kreiptis į Agnę Jasinavičiūtę. Praeitų metų spalios 2 dieną gavau raštą iš saugomų teritorijų tarnybos. Jūs be abejo pasižiūrite, ką per raštus išleidžiate žemės savininkams. Tam rašte antroje pusėje yra, turbūt matote, 10 sklypų išvardintų, kurie priklauso ale Larisai Balašaitinė, tai yra mano žmonai. Bet iš tų 10 sklypų Larisai Balašaitinė vienai priklauso tik vienas sklypas. Tai vienas momentas. Toliau kiti sklypai priklauso Gaižauskienei Stefanijai, Gaižiūnams,
Stepuliui Vitalijui, Joniukui, Antanui netgi miškas priklauso, o jūs rašte rašote, kad tai yra daugiametės pievos. Tai vienas būtų toks klausimas. Kitas klausimas dėl apsaugos juostų. Pirmai aiškinote, taip ir nepaaiškinote. Apsaugos juosta palei upes skaičiuojama nuo kranto viršutinės briaunos 10 metrų ar nuo vandens. Jeigu nuo vandens, tai registrų pažymuose žmonėm atkuriant nuosavybę daugiausia taip ir buvo skaičiuojama, kad apsaugos juosta 10 metrų. Viskas tvarkoja. Bet jeigu nuo kranto viršutinės briaunos, kuri kai kuriais atvejais būna nuo vandens paviršiaus nusitęs 15 ir 20 metrų, ir jeigu dar nuo kranto viršutinės briaunos, tai gaunasi nuo vandens jau atstumas 40, kai kuriais atvejais ir 50 metrų gali gautis. Kaip tuo atveju, ar tai nėra nusavybės nusavinimas? Jau vien tai, kad jūs savo nutarimais norite žemės savininkus įpareigoti daryti tai, kas jiems neprivalu lyg būtų. Žemės mokesčius sutikit su to, ką mokame žemės savininkai. Ir dabar įsivaizduokite jūsų butą ar namą, atsikrausto Balašaitis ir sako, va tas kambarys mano, bet jūs privalote jį prižiūrėti, tvarkyti, dulkes valyti, gėlytes laistyti. Ar jums toks tenkintų Balašaičio įsikraustimas į jūsų butą? Tai ačiū. Laukiu atsakymo. Ačiū. Tai matau, nori ir viceministras reaguoti, ir tada direktorė, ir tada gerbiamą Justina. Tai prašom. Aš labai trumpai sureaguosiu. Visuomet trūksta komunikacijos apie specialias sąlygas ir man labai patiko vienas iš susirašinėjime dalyvaujančių dalyvių įdėjo savo žemės registro dokumentą, žinoma, ne nuo asmeninio duomenų, bet nekreipkime tai dėmesį. Specialios sąlygos, beveik visos be išimtinai, įteisintos 92 metais, kaip labai gerai ponas Kęstutis ir pasakė. Bėda tame, kad specialios sąlygos nebuvo įdėtos didžiąją dalimi jūsų nekilnojamo turto dokumentuose. Kai kurios įdėtos, kai kurios neįdėtos. Jos dažnai net paaiškėdavo tuo metu, kai pradėdavote vykdyti kitą veiklą, negu iki šiol vykdyti. Tarkime, statybų atveju. Norite statybą ir pakrantės juosta, zona, jinai visuomet buvo. Niekad jos nebuvo, niekur nebuvo dingusi. Netgi dažnais atvejais, iš tikrųjų, ką Justina neužfiksavo, tai jinai net sumažėjo nuo to, kas yra jūsų dokumentuose, nes tarkime 25 metrai buvo 50 metrų, kur prie mažesnių upelių tikrai mažėja, prie didelių taip didėja. Tai kas 19 metais priimtam specialių žemės naudojimo sąlygų įstatyme ir buvo tikslas, kad šiek tiek sutvarkyti šitas specialiasias sąlygas. Jų yra Lietuvoje 72. Aplinkos ministerija kuruoja 2. Tai natūralias pievas šlapynės ir aplinkos juostas ir zonas. Tai tikriausiai mūsų didžiausia problema, kad mes pirmieji pradėjome jas tvarkyti, reikia prisipažinti. Dabar yra bendras sutarimas, kad iš mūsų to tvarkymo yra vyriausybė padarius tam tikras išvadas, teigiamas išvadas ir galvojame apie tai, kad specialios sąlygos turėtų būti kažkokiu kitų būdų informuotos ir vienu paketu per visas. Bet grįžtant prie pakrantės juostos ir zonos, taip, tyčia pasižiūrėjau Tauragės, Šilalės ir Kelmės žemėlapius upes, tai tikrai yra šitie atvejai skirtingi, bet net pažiūrėjau sklypus, tai kažkokių korekcijų, kad skirtųsi sklype, kad būtų labai stipriai įeitų kažkokios naujos zonos, tai tikrai galiu pasakyti atvirai, kad jų nėra. Dėl nusavinimo, tai sakau, prieš tai galiojo, niekas nepasikeitė, tik tai dabar registruotas. Tai klausimas, ar geriau nežinoti apie specialiasias sąlygas, kurios pas jūs yra, ar geriau sužinoti, kad jos yra. Galima, žinoma, pasiteisinti, kad už pakrantės juostos žemės mokestis yra neįmamas iš tiesų, tai kaip ir visuomet buvo išimtis, bet iš kitos pusės, jeigu taip žiūrint jau tiesiai į tos, tarkime, paimkime Pagramančio regioninį parką, tai skaičiuojasi, žinoma, ten nuo šlaito, šlaitas, kadangi krantai upės yra labai aukšti, tarsi skardžiai, tai bet kokiu atveju ūkinė veikla, reikia pripažinti, dažniausiai tose teritorijose arba yra sunkiai įmanoma, arba tos teritorijos istoriškai yra paaugusios medžiais, krūmais, ta prasme. Ir manau, kad šiek tiek klausimas yra tikrai sufaržuojamas. Žinoma, turime atvejų, kur tikrai skaudžiai atsiliepia ir mes to neneigėme. Tarkime, Ventos upė Mažeikiuose, kur labai lėkšti krantai, Nevėžis, kur lėkšti krantai ir iš tiesų istoriškai
būdavo stengiamasi kuo arčiau eiti ūkininkauti. Tačiau buvome natūrai nuvažiavę į tą patį Kėdainių rajone, pažiūrėti, kaip yra ūkininkaujama iki 3 metrų, tarkim, iki 5 metrų iki vandens. Tai pamatytumėt tas nuotraukas, iš tikrųjų tai atrodo skaudžiai, nes visi šlaitai yra nuvažiavę į vandenį ir tas vaizdas tikrai nekoks. Tai sakau, neatsakiau tiesiogiai klausimą pono Kęstučio, bet iš esmės tai tos apsaugos zonos jos visą laiką buvo. Klausimas tame, kad ar jos žinote, kad jos yra ar nėra. O dėl nacionalizavimo, tai sakau, jos iš esmės ten sąlygos šiaip sunkiai ūkininkaujamos dažniausiai būna. Būna vienintiniai atvejai, kai išimtis. Ačiū, aš matau, Kęstutis norės papildyti dar, tai dabar atsakymai į tą... Norėčiau iš karto gerbiamo viceministrui į jo pastabą, į jo pasisakymą. Pirmą kartą girdžiu, kad už apsauginės juostas mes nemokėme žemės mokesčio. Žemės mokestį susitikrinu kiekvienais metais, mokam už visą žemės plotą. Taip, kad jūs čia neteisus, gerbiamasis. Neklaidinkite visų. Ačiū už pastabą. Tai dabar direktorė turbūt iš eilės. Tai dėl tų registruotų laiškų, taip, galėjo būti tokia situacija, bet galėjo būti dėl to, kad gyventojų registras yra netikslus, nes duomenys, kuriais adresais mes turėjome siūsti registruotus laiškus, ėmėme iš Lietuvoje vienintelės įstaigos, kuri organizuoja būtent gyventojų adresų registrą, tai yra registrų centras. Ir jeigu ten galėjo atsirasti kažkokia galbūt klaida, tai galėjo tokia situacija ir įvykti, kad jūs gavote informaciją ne už savo sklypą. Bet mano kolega dar Raimondas šitą klausimą detaliau irgi galėtų atsakyti. Čia tai prašom, Raimondai. Aš tik norėčiau tada papildyti, kad informuojami buvo ne vien tik tai žemės savininkai, bet ir asmenys turintys, pavyzdžiui, panaudos sutartis, nuomos sutartis. Žodžiu, visi teisėti žemės naudotojai, tai galbūt yra tokių atvejų. Čia reikėtų pasitikrinti turbūt, kad registrų centras iš tikrųjų siuntė informaciją pagal oficialius registrus ir mes turėjom atvejų, kuomet žmonės negavo registruoto laiško, o kalbantis išaiškėjo, kad ta, tarkim, nuomos sutartis nebuvo niekaip juridiškai įforminta, taip pasakysiu. Jeigu nuomos sutartis nebuvo registruota registrų centre, tai mes niekaip negalėjome žinoti, kas dar tą žemę valdo. Bet ką kolega sakė, tai yra ne tik savininkai, tai yra nuomininkai, valdytojai, patikėtiniai, visa eilė žmonių, kurie galėjo turėti oficialiai teisę į tą sklypą. Tai ačiū. Tai dabar dėl juostų galbūt Justina galėtų. Taip. Tai aš gal dar tiesiog patikslinsiu, kad iš tikrųjų ministerija pati tų krantų nenustatinėja. Mes imam Lietuvos bendrai turimus duomenis apie visų vandens telkinių krantus. Tai visos Lietuvos mastu upių krantai tiesiogiai yra identifikuojami tais atvejais, kai pats upės vagos plotis yra daugiau negu 12 metrų. Tai tokiais atvejais yra identifikuojamas realus krantas. Kai ta vaga yra mažesnė, tai yra taikomi atitinkamai buferiai ir tas uždėtas buferis laikomas, kad tai yra krantas. Tai va dėl to tokią turim situaciją, kad vienu atveju tas krantas realiai sutampa su realiai krantu, kitu atveju, tokiu kaip yra melioruotos upės, tai tas krantas yra laikomas šlaito briauna, nes uždėjus pagal tas taisyklės, kurias taikomos rengiant geoferencinį pagrindą šalies, tai tas krantas sutampa su vandens plotas sutampa su šlaito briauna. Ir dar noriu atkreipti dėmesį, kad net nuo 2001 metų, kai buvo pirma redakcija taisyklių vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų nustatymo, tai jau tada buvo taikoma tokia taisyklė, kad tais atvejais, kai yra šlaitas, tai juosta yra skaičiuojama nuo šlaito viršutinės briaunos. Dėkui, bet norisi tada Kęstuti, jeigu parašytumėt man elektroniniu paštu, tada mes persiščiau ar su saugomom teritorijom, ar gal tiesiog saugomom teritorijom, arba gerbiamam viceministrui, kadangi iš Tauragės turbūt irgi išspręstumėm tą, nes čia gilesnis klausimas yra, nes čia turbūt prie jūros upės jūsų yra žemė. Gerbiamas Jonai, sėdė čia, kiek
kiek pirmą girdėjau, klausosi ir viešvilės rezervato direktorius, gerbiamas Butleris, tai mane pažįsta, 5 metus mes saugomų teritorijų tarnybos su viešvilės rezervatu bylinėjomės, tą bylą viešvilės rezervatas pralošė, kainavo valstybei, kainavo man nervų. Esmė ta, kad jeigu skaičiuoti nuo kranto viršutinės briaunos, kranto viršutinis briauna polinkio kampas niekur geodeziškai nėra pamatuotas, įteisintas. Tai visiškai tada ir gaunasi vėjas, visiškai neteisingai. Nes niekur. Vieninteliams, kadangi aš buvau teismuose, vieninteliai mes pasisamdėm matininką, kuris pamatavo kranto viršutinę briauną, polinkio kampas. Ten yra laipsniai, nuo kiek laipsnių matuojasi, kur. Tai vieninteliai mūsų sklypai dabar turbūt prie Šešuvės upės, kurie ribojasi, daugiau niekas ir neturi to pasimatavę. Bet mes buvom priversti tai daryti, kadangi buvom pralošę bylą apygardos teismų, mums reikėjo rasti naujus faktus, įrodyti, kad galėtume kreiptis aukščiausiam teismui apskųsti apygardos teismo sprendimą. Tai per nekompetitingus specialistus, per norą neįsiaiškinti, o nubausti, man sveikatos kainavo, valstybei kainavo, teisėjai buvo užimti. Ar tai gerai, nežinau. Bet aš tiesiog patikslinsiu, kad šiandien dienai tai tas metodas yra visiškai pakeistas ir dabar polinkio šlaitai ir polinkio kampai nebėra matuojami. Yra taikoma fiksuoti dydžiai nuo vandens kranto. Tik tas krantas, jeigu pas jūs yra nemelioruota upė. Kaip tą krantą, nuo kurios vietos tą krantą pradėti matuoti? Atsiprašau. Jeigu pas jūs yra nemelioruota upė, tai tada nuo vandens skaičiuojama, bet čia tas šlaitas yra taikomas tais atvejais, kai yra melioruota, sureguliuota upės vaga. Jeigu nuo vandens viskas tvarkoja, problema išspręsta. Ačiū, tai vis tiek jau teismų praktika yra, jeigu čia buvo, supratau, aukščiausio teismo sprendimas. Tai reikėtų pasižiūrėti ir taip pat nori paklausti Petras Kulikauskas. Tai primenu, kad klausimui arba papildomai klausimai iki 2 minučių ir atsakymai, nes dar norinčių yra klausti. Labą dieną, ačiū už suorganizuotą susitikimą. Tai klausimų tikrai nemažai iš tikrųjų yra, tik kaip ir klausiau dėl atsakomybės, tai norėčiau papildyti klausimą. Tai kaip ir girdėjau, bus ir bukletas galbūt paruoštas, tai tiesiog dar papildant klausimą, tai būtų, ar kokia bus atsakomybė, kurie išarė 23 metų pavasarį ir rudenį. Tai tiesiog, nes patvirtintas žemėlapis 23 metų, sakykime, gruodžio mėnesį, tai sakykime, viena dalis. Taip pat yra natūralių pievų, kurios nepatenka į intervencinės priemonės, kurioje galima naudoti paukščių apsaugos, dalyvauti paukščių apsaugoje už Natūra 2000 ribų ar ketinama bendradarbiauti su Žemės ūkio ministerija, kad patikslinti paukščių apsaugos plotus, kad būtų galima dalyvauti šitoje intervencinėse priemonėse iš Žemės ministerijos priemonių. Taip pat kita dalis klausimo būtų, yra 9 GAB aprašo reikalavimai. Ir ten yra Natūra 2000, apskritai negalima suarti pievų, bet jeigu tokia galimybė numatyta gamtotvarkos plane. Tai klausimas, ar tokia galimybė iš vis yra, ar čia jau būtų reikalinga Žemės ūkio ministerijai apskritai panaikinti šitą teksto dalis, kad nebūtų klaidinami žmonės, tai jeigu tokios galimybės yra. Taip pat dėl sąrašo, kur gauti laiškai, kaip ir Kęstutis minėjo, tai ir kaip jūs rodėt, yra puslapis sukurtas, tai galbūt vienas iš pasiūlymų būtų, kad prisijungus, identifikavus elektroninės valdžios vartus, kad tiesiog būtų išmetami tie sklypai, kurie turi registruotas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Gal tiesiog, kad palankiau, paprašiau būtų susirasti sklypus, kuriems taikomos specialiosios sąlygos. Taip pat būtų gal klausimas neklausimas, gal pasiūlymo Seimo nariams, tai kaip ir nuskambėjo Žemės mokesčio įstatymai, yra lengvata paviršinių vandens telkinių apsaugos juostoms, kad neapmokestinama žemės mokesčio. Tai galbūt pasiūlymas būtų Seimo nariams įvertinti ir kad natūralios pievos ir kitos specialios žemės naudojimo sąlygos atima galimybę užsidirbti iš tų žemės plotų ir taip pat įtraukti į šitą lengvatą. Ačiū.
Ačiū Petrui. Tai nežinau, aš čia žymėjausi, ar visi pasižymėjot. Dabar čia buvo 4-5 klausimai. Ir dar pasiūlymas Seimo nariams dėl juostų, kur aš apibendrinimas norėjau, ar čia yra, reikėtų pasitarti su aplinkos ministerija, su Žemės ūkio ministerija dėl šio klausimo. Tai, manau, nori reaguoti ir Kęstutis, viceministras Šetkus. Aš labai trumpai, nes kad klausimai labai geri apie antrą, trečią dėl Žemės ūkio ministerijos, tai galėtumėm pasitikslinti ir atskirai, nes tarsi vyksta tokios skirtingų lygių diskusijos su Žemės ūkio ministerija, tai pokyčių tikrai bus, tačiau už Žemės ūkio ministeriją nesinorėtų atsakinėti dėl pirmo klausimo, dėl suarimo konkrečiai, kas labai svarbu. Įstatymas negalioja atbulinė tvarka, tai jeigu suarimas vyko iki žemėlapių patvirtinimo, tai žinoma, jokių priekaištų negali būti, nes tiesiog tai jūs negalėjote žinoti, jeigu suarimas vyko po žemėlapių patvirtinimo, tai žinoma, jau negerai, gali būti baudos tam tikros sankcijos. Dėl ketvirto klausimo, dėl specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymų, visų sąlygų, ta prasme, vienoj vietoj, tai tikrai vyksta diskusija ir galvojame apie visos ministerijos, kurios turi specialiasias žemės naudojimo sąlygos, tiek mes, tiek energetikos ministerija, tiek susisiekimo ministerija galvojame apie vieną bendrą portalą, paprastą, kur galima pasitikslinti pagal valdžios vartus, tarsi, kad kokios sąlygos pas jūs yra, kad būtų daug aiškiau, tai tos mintys yra, žinoma, tų sąlygų labai daug, buvo mintis, kad parodyti visas ant vieno, tai gaunas kai kuriuose žemėlapiuose makalinė. Tai va tik trumpai apie pasiūlymą Seimo nariams jau negaliu komentuoti. Šį pasiūlymas neblogas, manau. Supratau, bet dabar, Kęstutį, aš norėčiau galbūt, aš buvau kalbėjęs su Žemės ūkio viceministru Donatu Dudučiu dėl tų problemų ir sakėm, kur galbūt bus pasiūlymai, kurie reikės kartu apspręsti, tai aplinkos ministerija ir Žemės ūkio ministerija. Tai norėtųsi, kad jūs irgi savo darbotvarkėj pasižymėtumėt ir tada ir aš pasižymėjau ir tuo pačiu mes galėtumėm galbūt kitą savaitę susitikę ir pasikalbėti. Dar jeigu galima papildyti dėl informacijos, tai atsakant gerbiamam Pauliui Berots, jeigu gerai mačiau, tai galite jūs tą pasitikrinti, nėra galbūt taip, kaip jūs siūlote, kad įsivesti unikalų sklypo numerį, bet čia jums dabar dalinuosi ekranu geoportal.lt, yra viešas valstybės irgi registras ir čia galite matyti įsijungę sluoksnį, kuris vadinasi specialių žemės naudojimo sąlygų duomenys, visas specialiasias sąlygas, kurios šiuo metu yra jau viešinamos. Tai yra keliai, elektros linijos ir taip toliau. Ir čia yra galimybė irgi viešai įsijungti sklypus. Ir pagal sklypų jau, bent jau vietą, kurią jūs žinot, turbūt galima prisiartinus teritoriją visą informaciją ir matyti, kas šiuo metu jau yra nustatyta, nes kaip jau ir prieš tai kolegos minėjo, dar ne visos specialiosios sąlygos yra patvirtintos žemėlapiais ar kažkokiais kitais dokumentais. Tai tam tikra informacija jūsų pasiūlyma yra atsižvelgta ir viešinama. Ačiū. Tai dabar noriu dar paklausti Andrius, tai prisistatykit. Čia pažymėta Andrius. Labadiena. Taip, labadiena. Prašom, Andrius. Andrius Augustis, Kelmės rajonas. Viceministras taip neformaliai ir pripažino, kad natūralių pievų ir ganyklų žemėlapis buvo darytas skubotai ir privelta be galo daug klaidų. Ir kyla klausimas dėl kompensavimo mechanizmo. Jis kaip ir yra, bet mes esam eliminuojami iš kompensacijų, nes kokius finansinius dokumentus mes galime pateikti už natūralią pievą ganyklą, už tai, kad mes negalime jokios kitokios veiklos vykdyti savo žemės sklype. Tai valstybė kaip ir uždeda mum prievolę rūpintis, prižiūrėti ir iš ten negauti mum naudos, nes kaip bebūtų mes esam ūkininkai ir dirbam tam, kad uždirbtume. Ir valstybė mum liepia, įpareigoja, bet iš savo pusės nenori prisimti jokių įsipareigojimų ir atlyginti mum už mūsų nedagautas pajamas, nes mes negalime nei gauti net elementariai didesnė žolės kiekio iš šitų plotų. Ačiū. Ačiū. Tai kas gal reaguosit ar Kęstutis, tai prašom. Taip,
Pirmas dalykas atkreipiu dėmesį į natūralias pievas, pelkinės ir šlapinių žemėlapius. Tai pažiūrint tos sluoksnius, kur Agnė pristatinėjo, ten 15 sluoksnių, galima labai aiškiai suprasti, kad didžiai dalimi žemėlapai apima tas teritorijose, kur sąlygos ūkininkavimui nėra ypatingai palankios. Ir reikia pripažinti, kad keičiantis technologijom, net nedrįsčiau pasakyti, per pastarosius 5-7 metų tikrai kai kurios sunkiai ūkininkavimui tinkamos žemės tarsi buvo pradėtos kultivuoti. Tai istoriškai, jeigu būtumėm tvirtinę žemėlapius 98 metais pagal tos pačius žemėlapius, tai tikrai nebūtų nei vienos klaidos ir tai drąsiai galiu teikti. Taip, ūkininkavimo sąlygos pasikeitė, tai reaguojame. Šiuo metu tai taip pat vyksta žemėlapių sudarimo tvarkos aprašo pakeitimai, kur eliminuojame tam tikrus sluoksnius iš žemėlapių, tai eliminuojame sluoksnius, paliekant tik svarbiausius biologiniai įvairovį, tai tarsi tikrai reaguojame. Iš kitos pusės dėl kompensacijų. Labai aiškiai pasakau. 4,3 milijardo eurų yra Žemės ūkio ministerijos lėšos išmokom. Iš šitų lėšų 1,3 milijardo yra už apribojimus. Vienaip ar kitaip jis galim pavadinti įvairiai, tai yra už aplinkosauginius reikalavimus, bet iš esmės yra apie šlapynės, apie pelkes. Tai aš šitą vietą drąsiai galiu teikti. Kas 3 euras išmokom yra už aplinkosauginius reikalavimus. Tai klausimas, kaip Žemės ūkio ministerija skirsto, tai ne mano kompetencijų, tačiau mes ramus, ta prasme, reikalavimas yra 30% visų lėšų valstybės skiriamų išmokom ūkininkam už didesnius aplinkosauginius valstybės įsipareigojimus. Tai su Žemės ūkio ministerija kalbam, žinau, kad kalba ir ūkininkų bendruomenė, kad turėtų paliesti tas teritorijas, kurios ypatingai nedalinti proporcingai visiems vienodai, bet turėtų didesnę turėti aprėpti tose teritorijose, kurios yra sunkesnės ūkininkavimo sąlygos. Tai taip atsakiau kaip šiek tiek politiškai, bet situacija yra tokia. Ačiū. Tai matyti vėl reikėtų dar kartą pažymėti, kad turėtų būti tikrai bendradarbiavimas tarp dviejų ministerijų, tai tarp Žemės ūkio ir aplinkos glaudesnis, nes glaudesnis, ką sako ūkininko ir išsakomos problemos, nes tikrai kartais galima sukurti arba vieną kitą ar įstatymo pakeitimą, ar čia aš vieną kitą pasižymėjau iš šio susitikimo, ką galime apsvarstyti ar kaimo reikalų komitete, arba kalbantys su ministerijų atstovais. Dar matau, ar Andrius, jūs norit pakartoti, dar kažką paklausti papildomai, ar? Ne, ačiū, nepadėjau rankos. Nenuleidot rankos. Tai dar matau, buvo užsirašęs Aurelijus, bet jo paskui ranka pradingo. Aš pasižymėjau pas savęs, kad Aurelijus dar buvo užsirašęs. Ir Martynas Puidokas dar nori paklausti. Ar į čiato klausimus neatsakinėsit, nes nenoriu aš čia viens labai eterį užimti. Atsakinė, Martynai. Kad atsakinėjom lygiai ir nebent kažkoks praleistas klausimas. Mūsų specialistai atsakinėja, Raimundas Čiuplys, kaip tik Agnė, tai mūsų iškėsinė. Gerai, tada tokį dabar klausimą. Ne per seniausiai važiavau į Vokietiją, ten teko susipažinti su vietos ūkininkų sąjungos pirmininku ir klausiau, kokia ten situacija yra su tom apsauginiam zonom visom. Tai man keistai nuskambėjo, jis sakė, pas juos yra nuo griovių, tai nuo 0 metro iki 10 metrų. Tai dabar užklausą jam nusiunčiau, žmogus dar nespėjo atsakyti, bet skirtingai yra situacija. Pas mūsų nuo 3 metrų viskas prasideda, tenais nuo 0. Važiavau pro Lenkiją, fotografavau, žiūrėjau griovius, viskas suartai kaip pat griovio krašto. Tai iš to man toks klausimas kyla. Ar visi šitie reikalavimai kyla kažkokiu lygmeniu iš ES reglamentų reikalavimų, ar čia jau labiau yra nacionalinė ambicija, visi tie zonos, apribojimai, juostos ir taip toliau. Tai ačiū.
Aš sureaguosiu trumpai labai apie Vokietiją. Tai kalbam apie melioracijos, žinokite, griovius. Tarsi labai dažnai maišom melioracijos apsaugos reikalavimus ir upelių. Tai pas mus melioracija, jeigu neklystu, jūs nepastikslins, yra 1 metras melioracijos grioviui. Arimas, draudžiamas arimas 1 metrų nuo šlaito. Ta vokiečių pavyzdį girdime, Vokietijos skirtingose žemėse, lenduose irgi labai skirtingai. Ta prasme, tai nereikėtų traktuoti kaip vieną. Čia vokiečiai pasižymi labai griežtais reikalavimais ir, tarkime, jeigu žinotumėte apie reikšmingumo vertinimą, kur karvių ganimui reikia gauti aplinkos leidimą, ta prasme, daugiau negu 5, tai čia apskritai, tai dar mes esame labai gerose sąlygos. Reikalavimas Europoje ne mažiau 3 metrai. Tarsme. O tai čia mažiausias atstumas, kuris galimas. Tai va, taip trumpai. Nu, bet čia tik taikomas upeliams, o ne melioracijos. Visiems vandentakiams 3 metrai pagal Europos tarybos reglamentą. Ačiū. Ir Virginija Bukauskienė, tai prašom, Virginija. Prašom, Virginija. Labą dieną. Labą dieną, Šilalės rajono savivaldybė Kaimo reikalų aplinkosaugos skyriaus vedėja Virginija Bukauskienė. Dažnai susidurime su ūkininkų, sakykime, klausimais, kada viešojoje erdvėje patalpintas žemėlapis teritorijos, kur privaloma laikytis žemės ūkio naudmenų, geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės GAB ir žemės ūkio veiklos valdymų reikalavimų. Ir ten šitame žemėlapyje yra, sakykime, plotai KE raudoni. Ir klausia mūsų atėję, ar galiu toje teritorijoje iškirsti plinai menkaverčius krūmus ir pasididinti žemės ūkio naudmenų, sakykime, plotus. Ar jis gali, ar ne tai daryti? Ačiū. Tai gal čia direktorė ar... Na, čia būtų turbūt teisingiau, jeigu šitoj diskusijai dar dalyvautų bent jau nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai, kurie tiesiogiai dalyvauja dėl išmokų. Tai, man atrodo, kontaktais galėtumėm pasidalinti galbūt, nes aš tikrai nesu tiek įsigilinus į tą subtilybę dėl deklaravimo. Tai teisingiausiai turbūt atsakytų jie, nes jie valdo būtent visus kriterijus. Tai yra ir Žemės ūkio duomenų centras, ŽUDC, tas naujasis vienetas. Tai toj visoj diskusijai, kai mes diskutuojam dėl deklaravimo, dėl išmokų, būtų tikrai gerai, kad įtrauktume Žemės ūkio ministeriją ir pavaldžias įstaigas, kad jie galėtų pilnai atsakyti tuos klausimus, nes mes ir patys sulaukiam tų klausimų, kur tikrai negalim greitai atsakyti. Nėra susijęs su deklaravimu, čia yra tiesiog aplinkosaugos reikalavimai. Ar gali iškirsti plinai, sakykime, medžius ir krūmus, nors žmogus net nedeklaruoja šitų plotų. Yra užnešti žemėlapį tiesiog KE ir jie yra raudonai užnešti. Ar gali ar nesunaikinti juos? Tai žinokite, vis dėlto aš pabandysiu ir Virginija grįžtant prie jūsų klausimų. Taip, čia apie deklaravimą, ta prasme, nes pažiūrėjau, Google pasinaudojo, kas yra KE, tarsi žemėlapis, taip, yra dėl deklaravimo, dėl pievų, ta prasme, bet pabandysiu iš kitos pusės sakyti, apie krūmus. Tarsi, tai vienas dalykas, kada natūrali pieva gali tapti nebenatūrali, tai jeigu apaugs krūmais, vakar Raimundas Čiuplys labai gerai mūsų kolega rašė, paaiškino, kas būna, kai auga krūmais. Iš kitos pusės apie krūmus, ta prasme, pievose, tai tikrai Lietuva dar pasižymi to, kad nemažose teritorijose turi daug apleistų žemių. Tai apleistų žemių apaugusių savaminukais, ta prasme, ir tai džiugu tame, kad Tauragės, Šilalės ir Kelmės rajonai mažiausiai beveik procentų turi apleistų žemių. Tačiau šiuo metu vyksta miškų inventorizacija. Jeigu jūsų sklypas yra paaugęs krūmais, gali būti labai paprastuoju būdu miškų tarnyba inventorizuos taip kaip miškų žemė. Ir tuomet atgal jos labai sunku atversti. Tai šitoje vietoje, kol tai nėra miškų žemė, krūmus, savaiminukus galite kirsti kaip norite. Jei jinai bus inventorizuota, tarkime, 10 metų krūmai, miškų žemė jūs turėsite elgtis jo kaip su mišku. Iš esmės, tai gal apie tai klausimas buvo, nežinau. Bet iš esmės, šiuo metu vyksta inventorizacija, iki Žemaitijos dar neatėjo jinai, bet šiais kitais metais vyks inventorizacija, jau prasidės ir Žemaitija. Tai iš esmės, pagal kosminę nuotrauką bus identifikuojami sklypai, kurie apauga savaiminukais. Tuo metu atvyks miškų tarnybos inventorizacijos specialistai, jie inventorizuos ir iš esmės be savininko žinios, jeigu apleista žemė, gali būti įtraukiama kaip miškų žemė, jeigu ne tam tikro amžiaus ir skalsumo turės medynus. Ačiū, Raimundas Čiuplys. Aš tik norėjau galbūt papildyti
dėl šitų KE, tai yra kraštovaizdžio elementai ir kaip suprantu, tose vietose galima deklaruoti kraštovaizdžio elementus, bet jeigu žmogus nedeklaruoja, tai juos gali naudoti, kaip suprantu, kaip tinkamas, bet jeigu deklaruoja, tai turi laikytis įsipareigojimų, kaip numatyta pagal tą priemonę kraštovaizdžio elementų yra apsaugos. Tai dabar tiksliai, aišku, aš irgi nepasakysiu, kadangi jau čia turbūt vis tiek yra žemės ūkio ar ministerijos, ar NMA, pavyzdžiui, sritis, bet logika yra tokia. Jeigu nedeklaruoja, tai ten veikla, kaip suprantu, galima yra. Tai ačiū, aiškumo kaip visiško tokio nėra. Tai aš suprantu, aš sutinku su Raimondu, kad jeigu nedeklaruoja ir žemės savininkas galėtų, ar reikia, aš suprantu, leidimo kirtimui ir taip toliau. Ar čia taip Virginija norėt paklausti? Ne tai, kad leidimo, bet ar galima plynai įimti ir iškirsti, sunaikinti tiesiog, ne miško, kai buvo įvardinta, kad miškus, nes kada miškai yra įrašomi, viskas aišku tenai, bet tuomet, kada yra, sakykime, žemės ūkio paskirties žemė ir yra 3-4 tiesiog įnešti tokie plotai, kad KE. Jeigu aš nedeklaruoju, galiu plynai iškirsti ar ne? Ir jeigu negaliu, tai va ir sako, tada kokiu teisės aktu negaliu. Arba jeigu galiu, tai tiesiog plynai sunaikinti. Gal nereikėtų vertinti tiesmukai, tai yra labai taip paprastai, nes dabar, kai kalbam, atrodo, kad tas yra sklypas ir jame yra medžių grupės, ten 3 stambus medžiai, 5 stambus medžiai, bet mes nežinom tos situacijos, ar ten gal krūmai yra užaugę, nes jeigu medžių kirtimas ir stambesni medžiai negu berods 15 cm apimtis, tai jau yra reikalavimai pagal želdynus, kaip juos tvarkyti. Tai gal taip vienareikšmiškai aš nesimčiau atsakyti ir nei vienas iš kolegų negali pasakyti. Reikia pažiūrėti konkretų atvejį, ką mes ir sakom, kas yra mūsų galimybėse, mes galim pakonsultuoti atsisėdus konkrečiai tame sklype, kas per situaciją. Tai ką kolega sako, kraštovaizdžio elementai, juos, kiek žinau, tiek iš aplinkos ministerijos, tiek iš žemės ūkio ministerijos yra noras skatinti palikti, nes tie mažieji kraštovaizdžio elementai taip pat yra vertingi biologiniu požiūriu. Yra net programa berods pernai metais buvusi, kuomet aktyviai atkurti tuos kraštovaizdžio elementus ir tą skatinti daryti. Ačiū. Bet čia, jeigu konkretus atvejis, tai tiesiog sakau, dėl kas liečia deklaravimo ir tai, ką jūs minite, GAB, geros apsaugos būklės kriterijai, tai irgi yra per deklaravimo liniją einanti tema. O jeigu kreiptis, sakykime, į jūsų instituciją, galbūt su kuo būtų galima? Nes, sakykime, dėl deklaravimo, tai aš tada siūlyčiau geriau į Žemės duomenų centrą arba į NMA kreiptis tikrai, nes jie dirba tiesiogiai su tuo klausimu. Ir būtent dėl šitų, jeigu kraštovaizdžio elementų, irgi į juos. Taip, nes tie žemėlapiai, ką jūs sakote, aš kaip suprantu, jie yra ne iš mūsų turimų šaltinių viešinami. Taip, mes juose dalyvaujame, nes į tai eina saugomos teritorijos, Natūra 2000 teritorijos, bet jau tuos žemėlapius viešina ne mūsų įstaiga, todėl tikrai nesimčiau atsakyti, kas ten prie ko. Tai būtų gerai kreiptis į to žemėlapio, kas viešina savininką. Įtariu, kad tai bus nacionalinė mokėjimo agentūra. Žiūrėkit, dar turiu klausimą dėl specialiųjų žemės naudojimosi sąlygo įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo. Dabar yra projektas parengtas, yra būtent 93 straipsnio pripažinimas netekusių galios. Ten yra kalbama viskas apie melioracijos statinių apsaugos apsaugą. Ir, sakykime, yra parengta straipsnio pakeitimas, yra 98 straipsnis ir ten nurodyta, kad sodinti medžius ar krūmus arčiau kaip 5 metrai iki melioracijos griovio šlaito viršutinės briaunos, po 5 metrus į abi pusės nuo bendro naudojimo drenažo lenktuvo ašies linijos ar 5 metrus nuo polderių pylimo išorinio šlaito krašto. Arčiau kaip 5 metrai iki melioracijos griovio ar sureguliuoto upės šlaito viršutinės briaunos tverti tvoras ir ten kitus statinius. Anksčiau buvo 15 metrų. Jis dabar šiuo metu būtent tuo teisės aktu planuojama panaikinti. Tai kyla klausimas, kaip bus vykdomi tuomet melioracijos darbai, jeigu, sakykime, jau ir 15 metrų yra sudėtinga.
skleisti žemės ir visa kita. Jeigu galima, ponas Jonai, tai aš atsakysiu. Taip, prašom. Taip, specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas, kurį mini ponė Virginija, tai šiuo metu dar yra vyriausybėje, greitai pasieks Seimą, tačiau atkreipiu dėmesį, kad vienas iš specialių žemės naudojimo sąlygų projekto tikslų yra peržiūrėti iš naujo visas specialiasias sąlygas ir paieškoti būdų, kurios yra perteklinės, kad jos nebūtų perteklinės. Tai melioracijos punktas kaip tik yra patenka vienas iš tų ir pasiūlymas pateiktas iš pačių melioracijos specialistų, tiek mokslininkų, tiek Žemės ūkio ministerijos, ne aplinkos ministerijos, mes tik, kaip sakant, paėmėme tą ir jų nuomonė, kad 15 metrų buvo per didelis. Tai dar, žinoma, Seime vyks diskusijos, bus įtraukę ir skirtingos suinteresuotos pusės, bet šitoje vietoje tikrai tai nėra ministerijų pozicija, tai yra iš tiesų pačių specialistų melioracijos, žinokite, siūlymas. Negalėčiau giliau nueiti turinį, bet sakau, ne ministerijos specialistų koridoriuose gimęs pasiūlymas. Supratom, ačiū. Gal ar turi dar Virginija klausimų? Neturim, tik rašysim, kad nepritarėm. Būtų įdomu sužinoti, kas galėjo siūlyti tokius, kad, sakykime, panaikinti, kad 15 metrų ir leisti sodinti medžiais arčiau nei 5 metrai. Ne arčiau nei 5 metrai, nes tuomet nelabai įsivaizduojam, kaip bus vykdomi tolimesni melioracijos darbai. Supratom, tada ačiū. Kaip tik dabar daugiau nematau pakeltų rankų, buvau pasižymėjęs, nežinau, ar Petras Adeikis grįžo ir nori dar paklausti, ir Aurelijus buvo pakėlęs ranką, bet neuždavė klausimo. Tai apibendrinant jau turbūt galima, apibendrinti visų pirma norėčiau ir padėkoti ir viceministrui, ir saugomų teritorijų tarnybos komandom, ministerijos darbuotojam. Pakankamai turbūt išsidiskutavom ir išsikalbėjom. Klausimų galbūt norėjusi ir daugiau gauti raštiškai, bet kurie yra, tikrai norėčiau paprašyti, ir aš persiunčiau ministerijoje gerbiamam viceministrui, kad ir būtų reaguota, atsakyta, nepersiunčiau oficialiai raštu, bet persiunčiau elektroniniu, tai jeigu reikės, aš surinksiu vėl ir oficialiai persisiu ministerijai, kad būtų atsakyta. Ten buvo iš visų 3 savivaldybių, tai ir iš Kelmės, Šilalės ir iš Tauragės rajonom. Tai ačiū, kurie parašėt ir surašėt klausimus. Tai vienas kitas matytų tokių pasitarimų nauda tikrai yra. Aišku, norėtųsi ir rezultatų, o rezultatas tai yra įsakymas, nutarimas, įstatymas ir taip toliau. Tai turbūt išgirdot ir išgirdom ir mes čia visi. Ir taip pat norėčiau galbūt į mūsų diskusiją, kad įsijungtų ir kolegos, Seimo narys, aplinkos komiteto narys Romualdas Vaitkus, jeigu dar jis yra su mumis, taip pat išsakytų savo požiūrį, poziciją, pastebėjimus. Tai Romualdas, prašom, važiuojat saugaus eismo, bet prašom. Važiuoju saugiu greičiu. Sveiki visi, ačiū kolegui Jonui už susitikimo suorganizavimą. Tikrai labai, man atrodo, produktyvus, naudingas, konstruktyvus susitikimas ir ačiū Kęstučiui, Agnei, Justinai už aiškius pristatymus. Man atrodo, praktiškai visi čia gavote atsakymus, kas klausėte, labai aiškiai buvo pristatyta ir pasakyta, kas kaip turi būti, kaip bus. Tai aišku, darant pakeitimus žemėlapių ir panašiai, beveik visuose ūkininkuose susitikimuose pagrindiniai klausimai dėl pakrančių zonų nustatymų, dėl būtent žemėlapio netikslumo, bet dabar šiandieną gavome daug atsakymų. Taip kartais norėtųsi pasakyti, galbūt netgi saugomų teritorijų tarnyba ar ministerija ir be Seimo narių iniciatyvų gali labiau palaikyti kontaktą su ūkininkų sąjungom. Ar nuotolinį susitikimą, dabar buvo padaryti tą labai paprastą, ar kažkokią tai kitą formą viešinti kai kurios aktualius klausimus, kad ir dėl būtent juostų skaičiavimo
metodikos, ką paminėjo Kęstutis Balašaitis, buvo iškėlęs klausimą ir ką Justina atsakė, kad pakeistas reglamentas nustatymas, tai tą tiesiog aš pajutau, kad daugelis ūkininkų, daugelis dalyvavusių susitikimo netgi nežinojo. Tai vat būtent tokius vietas galima komunikuoti tikriausiai. Tai ne tik galima, bet ir reikėtų labiau su ūkininkų sąjunga, nuo ūkininkų sąjunga jau pasidalinti tarp ūkininkų sąjungos narių vietinių, gali puikiai padaryti. Žinoma, galima atvažiuoti į regiono ūkininkų sąjungą, sukviesti tą prasme Šilalį, Jurbarką, Pagėgius ir panašiai regionų ir tokių susitikimų padaryti per Lietuvą ir mažiau, man atrodo, būtų klausimų, mažiau tokio kibirkščiavimo. Tai kaip ir Jonas minėjot, ir dar kažkas buvo pasakę, kad reikia kalbėtis tarp ministerijų, reikia kalbėtis tarp instituciškai ir šiandieną, man atrodo, tikrai konstruktyvus susitikimas ir daug atsakymų. Ta, ką minėjo Petras Kulikauskas, dėl pasiūlymų mes su Jonu pašnekėsim, pasitarsim su ministerija. Na, manau, kad Berda, ar kaip Kęstutis paminėjo, reikėtų šį pasiūlymą pasižiūrėti. Tai labai trumpai ačiū dar kartą Jonui tikrai ir už tokį konstruktyvų susitikimų suorganizavimą. Ačiū kolegui Seimo nariui Romualdui Vaitkui. Tai matyt, turėsim pokalbį ir aplinkos komitete, ir kaimo reikalų komitete. Ir čia dabar pakeitimo procesai tiek žemėlapių, tiek mes ir pasikalbam, tai kad neliptumėm ant to pačio grėblio, kaip sako liaudyje. Ir pats procesas ir turbūt komunikacijos stoka ir supykdė tiek ministerijos atstovus, tiek ūkininkus. Ir per protestą buvo girdėti, kad nėra išgirsti netikslių žemėlapių, netikslo informavimo arba tų klaidų, arba nežinojimo, o tikrai yra galimybių. Noriu padėkoti tuo pačiu ir savivaldybių atstovams, tiek Šilalės, Tauragės ir Kelmės, jų skyrių atstovams, žemės ūkio specialistams ir palinkėti, kad aplinkos ministerija, tiek saugomos teritorijos tikrai yra tas tinklas žemės ūkio specialistų. Dabar bus ir deklaravimo laikotarpis, jie bendrauja su visais ūkininkais, kurie ateina deklaruoti. Tai turim tokią galimybę, galbūt ir kartu su Žemės ūkio ministerija, nes tai yra deleguota funkcija, bet tos funkcijos čia aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų konsultavimas galbūt dėl šlapynių, natūralių pievų ir taip neįeina, bet tas žinojimas ir bendravimas, o galbūt ir sutarimas su Žemės ūkio specialistais, konsultavimas, tai ir seniūnai, seniūnijos, ar aplamai tas tik vieno telefono ir elektroninių paštų buvimo, kur ten iš pradžių, aš nežinau, kiek buvo, 100 000 laiškų įsiųsta prieš Kalėdas, ir tokia buvo kaip isterija turbūt iš vienos pusės, nes tai paliečia nuosavybę, kaip ir buvo gerai sakoma, nes tai ateini į 3 kambarių butą ir vienam bute tu gali 4 valandas gyventi, nes taip nustatė. Tai aš suprantu, tai šaržuoju, bet norisi dar kartą padėkoti ir tokiam baigiamajam žodžiui, tam procesui, uždarimui mūsų to nuotolinio pasitarimą, tai kvieščiau dar ir Agnę, ir Kęstutį dar trumpai reziumuoti ir tada palinkėti gražių ateinančių švenčių, gražaus pavasario. Tai prašom, tai gal Agnė ar Kęstutis. Tai viceministrų užleidžiu pradžiai gal. Gerai, Ar kaip jums patogiau? Aš labai trumpai, nes jau tikrai, man atrodo, matau, kadangi po savo laiką 2,5 valandos, net ir mažai sėdime, tai tikrai noriu padėkoti iš tiesų už susitikimą, už pačią iniciatyvą. Tai nėra kažkiek, sakiau, mums nauja, bet labai gera iniciatyva, kad 3 rajonai. Supraskite ir mus, tarkime, Agnė, Justina turi labai temas svarbės, bet jeigu reikėtų susitikti su visom 52 savivaldybėm, tai būtų pakankamai sudėtinga. Tai toks grupavimas savivaldybių tikrai
yra labai naudingas, taip pat ir klausimai dažniausiai iškyla juk tie patys. Iš kitos pusės tikrai noriu pabrėžti, kad mes nesame užsidarę sieną. Tas pats parodo, kad ir ką Justina pristatė, tai pakrantės zonas, juostas, tai tikrai tam procesui skiriame būsimam tiek daug dėmesio ir tiek daug laiko su ta mintim, kad iš tikrųjų, kad tas, kiek įmanoma būtų tų mažiau klaidų ir kad geriau tegul būna ilgesnis laiko tarpas, bet turėkime patį geriausią variantą su kuo mažiausiai klaidų. Ir pripažįstu tame, ir ką gerbiamas Jonas labai sakė, kad lygtai komunikacijos stoka buvo su natūraliomis pievomis ir su pelkėmis, tačiau irgi šiek tiek galėčiau atmesti tą, nes vis dėlto nuo paskelbimo žemėlapių, vietiniai spaudoj paskelbimo žemėlapių, natūralių pievų plotas sumažėjo per pusę. Po pastabų, komentarų, po pačių specialistų į tam tikrų įžvalgų, tai tikrai buvo nemažas sumažėjimas, nors to griausmo, to visuomenės, kaip sakyti, to nuomonės nesigirdėjo. Ir tik patvirtinus žemėlapius, kur atrodė, kad jau viskas aišku, iš karto prasidėjo didžiulis, kaip ir skambučių kiekis, didžiulis ir klausimų kiekis. Tai vis dėlto aš noriu pasakyti, tai mokomės iš tų klaidų, norime komunikuoti kuo anksčiau, bet nereikia laukti pačių žemėlapių patvirtinimų, nes iki žemėlapių patvirtinimų yra visas metų procesas beveik. Tai reikia reaguoti kuo anksčiau ir tuomet viskas bus sklandžiau praeis. Bet sakau, tai yra vis tiek dinamiškas procesas, niekas niekada duris, netgi dabar, jeigu klausimas būtų, va dabar kaip tik gavau žinutę, mano žemėje seniai ariu, ta prasme, ką daryti, tai nėra tikslo aplinkos specialistam turėti teritorijos su specialiaja sąlyga, jeigu ten nėra ko saugoti. Jeigu iš tikrųjų ten nėra ko saugoti, ten nebėra natūralios pievos, jeigu ten nėra pakrantės juostos, tai tikrai nėra mums tikslas jos turėti kuo daugiau, tai mes nesiekime kažkokio procento didesnio ir tai nėra tikslas niekur jau iškeltas, kad čia mes kažką turime užfiksuoti. Tiesiog mums labai svarbu, kad tos teritorijos, kurios turi vertę, jos ir būtų tomis teritorijomis. Tai, bet vėl nukrypau į tą aplinkos, bet pirmiausia, džiaugiuosi matydamas vienu metu 157 prisijungusius dalyvius. Tai noriu padėkoti tik gerbiamui Jonui, padėkoti Romaldui Vaitkui kaip Seimo nariui, kad dalyvavo, visiems savivaldybės specialistams, nes tikrai abipusiai tai labai naudinga. Tai ačiū. Tai Agnė dar. Tai viceministras viską gerai pasakė, iš tikrųjų, gal tik labai trumpai aš už savo saugomų teritorijų sistemos komandą galiu pasakyti, kad mes tikrai nenorim būti niekam priešai, nes saugom tą viešąjį interesą, dėl ko vėliau visi didžiuojamės ir džiaugiamės ir lankome saugomas teritorijas, o tas gamtos apsaugojimas tai yra savotiškai ir mūsų pačių tam tikras atspindys. Negalime visai visko suarti, kaip čia kažkas sakėte, iki pat griovio, kaip tą daro kitos šalis ir kitose šalyse yra tų pačių ekologinių problemų, tai man atrodo, kad būkime ne tie, iš kurių, ne kurie bėga paskui kitus, bet būkime patys pavyzdžiai savo visų pirma, kaip tą aplinką saugoti, nes šiandien visi tie ir pranešimai yra gamtosauginiai. Tai, kad mes turime tas vietovės, kurios yra jautrios gamtinių požiūrių saugoti, kurios dar yra išlikusios, nes iš tikrųjų viceministras, kaip minėjo, viešinimą mes pradėjome dar praėjusių metų pavasarį, o patvirtinimas tik tai buvo rudenį ir iki metų pabaigos. Tai iš tikrųjų daugybė laiko ir pastebėjom, kad iš tikrųjų ne klaidos buvo didžiausias iššūkis, bet buvo pats faktas, jog per tą laiką, kol mes viešiname žemėlapius, įvyko suarimas, įvyko kažkoks tai veiksmas žmogaus ūkinės veiklos, kuri dėja ar tą pelkę, ar pievą sunaikino. Tai norisi palinkėti, kad saugokim gamtą, nes tai yra visų pirma mums patiems. Ačiū Agnijai, o čia aš dar matau parašymus, kur čia galės tą įrašą peržiūrėti. Tai turbūt pasitarsim, ar aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų puslapyje bus, kadangi čia viskas vyko oficialiai ir buvo ir gauti ir atsakymai iš savivaldybės, ir dalyvavo, ir iš ministerijų, viską tai galbūt ten ir patalpinsim, nes kad galėtų kas ir perklausyti. Tai tikrai noriu padėkoti ir ūkininkų, buvo tikrai nemažai prisijungusių ūkininkams ir padėkoti ūkininkų sąjungos atstovams ir Martynui Kelmės atstovui, tiek Petrui iš Tauragės ar Aivarui iš Šilalės. Matyt, tas bendradarbiavimas tuo pačiu neužsibaigs, nes noriu paprašyti, nes jau bus kitas susitikimas kovo 25 dieną gyvai su nacionalinės mokėjimos agentūros atstovais, Kelmėje 10 val. O Šilalėje 13 val. Tai su ūkininkais vėl turbūt
susitiksim, pasimatysim. Čia buvo ir nacionalinė mokėjimo agentūrai dėl deklaravimo ir ar ten tų klausimų. O šiandieną tariu visiems ačiū, gražių ateinančių švenčių, geros dienos ir iki kitų pasimatymų. Dėkui viso. Dėkui, gražios dienos. Viso geriausio visiems. Viso geriausio. Viso geriausio.